jom jos yra ir storos, ir karvės, ir kiaulės, Ir baisios. ir baisios, aišku, ir papai tai per maži, tai per dideli, tai per aukštai, tai per žemai, nu, ir visos kitos kūno dalis lygiai taip pat Jo, ir išvis dingi iš ekrano. vulgariai apibūdinamas. O ten tokia vat geros širdies moteriškė man rašo, jau tas tagas mano aktyvus, Lavija Šurnaitė, kaip susenus, šauktukas. Ir tada aš nebijau pasakyti savo nuomonę. Tai tu išprakaituoji naują gėlės žiedą, žinai, lapą. Nors gėlėta suknelė tokiais žiedeliais, bet pražydo. Pažastis yra pražydusios. Yra yra darbas prie podcasto mūsų reikalų ir tada yra kojų skutimo etatas ir SPF tepimo etatas. Nu, tai man jie tokie, nekalti gamtos tvarinėliai. Negelėja tavęs. Ot kraują geria. Visi mes keistų įpročių turim. Ir po to skambina vieną rytą kaimynė, žinai, atidarom duris, mat šalia, kur gyvena, tai kampu duris. Ir sako, sveiki, aš jau 3 kartus jūsų šiukšlės išnešiau, tai gal jūs jau 4 kartą patys išsinešit. A, tai tu čia su sąsvinė, taip? Šį kartą aš, taip kaip senas Su žmogus. sąsvinė, ar ne? Aš labai dėkingiau, žinok, neštis kompą, man labai sunku stampyti, kai praeitą kartą prisilakstėm su buteliais ir kompais, tai aš nusprendžiau, kad jie poko. O, tai. Klausyk, aš po praeito epizodo gavau komentarą, aš asmeniškai, kad mane sendina akiniai, su kuriais aš filmavausi 1 ir 2 epizoduose. Tai aš turiu daugiau akinių, tai dabar kiek metų atjaunėjau? Kokiais 3, ne? Nežinau, aš manau, kad dėl vieno komentaro tai galėtų net ir akių operaciją pasidaryti. Rodysiu regos, visus. nes Dabar vis tiek rodysiu žmogui visus. nepatiko, supranti, žmogui nepatiko. Oi, tai gerai. Išrinksit. Ir dar, kad būčiau jaunesnė, jeigu elgčiausi kažkaip kažkas su Šitam seksualumu podcaste. buvo jo ir... Čia moteris. Taip, moterų podcaste, tai nežinau, kaip tai turėtų atrodyti. Ir moteris komentavo. Taip, aš labai mąsčiau apie tai, kaip turėtų moterų podcaste atrodyti mano seksualesnis elgesys. Galėtum tas kojas bent jau, žinai, kaip Sharon Stone esminiam instinkte, bent jau su džinsais. Tai kol kas nieko nesugalvojau, žodžiu, bet akinius pakeičiau. Matot, reaguoju į komentarus. Tai gerai. Tai šiandien gal apie komentarus ir pakalbėsim. Taip, apie negatyvius, bjaurius, šlykščius ir piktus komentarus internete, o ypač socialinėse erdvėse. Tai labas visiems, susitinkame jau 3 kartą, kol kas skaičiuojame, kaip maži vaikai skaičiuoja gimtadienius, mums kiekvienas epizodas yra toks. Labai ačiū už tokį nuostabų peržiūrų augimą. 1 epizodas, 2 epizodas pralenkė 1 ir jau skaičiuojame po 14 000. Tai labai smagu, kad įsitraukėte, labai smagu, kad mus matote, kad reaguojate, kad komentuojate, kad dedate mums širdutę, jeigu nenorite kažko pasakyti, kad prenumeruojate, kad už komentavimą duodam dovanų. Taip, už komentavimą dovanų mes kaip visuomet turime apie jas ir plačiau papasakosime. Tai tikrai dėkui už įsitraukimą. Norime tą klubą didinti ir plėsti. Ir matome, kad jūs reaguojate, tai mums be galo svarbu žinoti. Ir jeigu peržiūrėt jau viską YouTube, tai šitas epizodas 3, jeigu viską peržiūrėt, tai žinokit, kad mes jau pakūrėm ir tokį kaip naują projekčiuką mūsų Substack'e, kuris vadinasi Iš namų. Ir mūsų Substacko nuorodą rasite Instagram paskyroje Suaugusių moterų klubas. Tai žiūrėkite ir epizodą Iš namų. Bus daugiau. Taip, tai va, tai šiandien mūsų temos yra tokios. Kaip supratote, jau apie tuos komentarus ir komentatorius už tų komentarų, tai panarstysime šitą temą iš esmės, tada pasikalbėsime apie vasarą, kuri taip ir pavadinome jokia šventa karvė, nes man atrodo, kad Lietuvoje ta vasara yra taip laukiama, taip kažkaip sušventinama ir kažkodėl jinai visiems privalo vienodai patikti su visom savo vėlgi ne pačiom smagiausiom ir maloniausiom pusėm. Ir net paklausę mūsų podcasto, gal į šitą orą, kuris kol kas, birželio vidury, kai mes rašinėjom, dar nepanašus į vasarą, galbūt išmoksite netgi ir jį įvertinti dėl tam tikrų aspektų. Ir būtinai mes dar turime kažką pakalbėti iš mūsų sentimentalių dalykų. Tai žiūrėk, apie tos komentarus, tai galime padėti, prašau, nuo asmeninės tavo patirties kažkas nusprendė iš moterų, kas yra ar neįdomiausia ir labiausiai vis laik kelia tokią nuostabą tų piktų komentatorių moterų, kad tau moterų podcaste
liepia tiesiog būti jaunesniai. Neliepė, ten buvo lyg toksai gero norintis, man patarė, kaip aš turėčiau daryti, taip, kurie žino geriau, kad atrodyčiau jauniau. O taip. Ten gero norint, man patarė. Taip. Intencijos turbūt buvo tokios. Taip, visi komentatoriai, kurie aiškina, moko, pamoko, papatronizuoja, pamoralizuoja ir dar ką nors tokio bando savo tiesą menamą parodyti, nori mums tik gero, tikrai. Tai pakalbėsime apie jų portretą. Bet, žinai, aš galvoju visų pirma apie tą reakciją, nes tie komentarai, ypač į kuriuos mes šiandien taip koncentruojamas, daugiau apie tas socialinės erdvės, nes ten mus visus paliečia. Nes, žinai, internete tai dažniausiai yra kažkokie žinomi žmonės, iš ten šou biznio, arba politikos, arba kultūros, ir tada tik tai juos kažkas ten sėda ir komentuoja. O socialiniuose tinkluose, tai visi, kas turi paskyrą, jie iš karto papuola į tų komentatorių akiratį ir į savų žmonių ratą, ir į nepažįstamų visai kitų, kurie užklysta tam, kad kažką nusispjauti, supranti, komentaro pavidalu. Tai aš žinok tokį dalyką išmokau, gal čia taip tiesiog pradžiai, kaip reaguoti. Gerai, man taip atrodo svarbu pasakyti, vat kaip tu juokauji ir tavo tas geras sarkazmas buvo, kad akinius pasikeitai, kad jau taip moteriškiai reikėjo. Ir, žodžiu, ir dar, nežinau, kažką čia seksualesnio padarysi, kad jau tik būtų jinai patenkinta. O aš pagalvoju, kad, žinai, mes kartais į tuos komentarus neigiamus, kas įdomiausia, žiūrime per daug su kažkokia pagarba, keista, kvaila pagarba. Žmogus atėjo, kažką pasakė, negi dabar trinsi, negi blokuosi, negi kažkaip čia parodysi savo tokį kažkokį, tarsi, žinai, poziciją tokią drastiškesnę. Ir aš galvoju, taip, mygtukai, žinai, delete ir block, trinti ir blokuoti ne šiaip sau yra sukurti prie kiekvienos paskyros, kiekvieno komentaro, kur tik tai norite, tam, kad jūs juos naudotumėte. Žiūrėk, ateina pas tave, pavyzdžiui, svečius žmogus, pažįstamas, nepažįstamas, kai visai būtų, ar ne? Atsistoja vidury tavo kambario, ant tavo balto vilnonio kilimo ir nusivėmė. Išsivėmė gerai, žinai. Ką tu padarai? Turbūt išprašai iš namų. Tai reiškia, kad tu tą žmogų blokuoji, kitaip interneto kalba tariant, ir tą komentarą ištrini, nes susitvarkai, turbūt nepalieki, pagarbiai žiūrėti į tą krūvą, kas čia nutiko. Nes kažkas savo nuomonę nuteškė tau. Tai va čia tokia tas blynas, ta pati yra nuomonė, kabutėse, kuri lieka prie jūsų komentarų. Tai tikrai, kuo drąsiau naudokitės tuo ir nesijauskite nepatogiai, nes jūsų paskyra yra savotiški jūsų namai. Kaip sako, jūsų kiemas, jūsų žaidimo taisyklės. Jeigu kažkas atėjo ir iš karto piktai kažką daro, prašau. Nes aš sakyčiau, net nesivelčino kitos atsakymus. Supranti, bandyti kažką paaiškinti, pasakyti, nes tie žmonės, kurie ateina išsivemti komentaruose, jie tik to ir laukia, supranti, jiems tai yra maistas. Jeigu tu atsakai, jeigu tu reaguoji vienaip ar kitaip, ar besiteisindamas, ar bepykdamas kartu, ar įsisukdamas į kažkokį tokį rimtą jau ginčą, žinai, ar netgi ten pasisiuntinėjimus, jie kaifuoja nuo to, supranti, netgi galbūt patys nesuvokdami jie to siekia, nesvarbu, kad tas dėmesys yra jų pusė negatyvus, jie kaip tokie maži vaikai, vis tiek nori dėmesio, koks jis bebūtų. Tai va, tai aš kažkaip savo esu pasisakiusi ir nuo to laiko galvoju, aš nepajudinsiu nei vieno piršto, nei vieno, žinai, mažo pirštelio, nei vieno žodelio, aš niekada neparašysiu neigiamiams komentatoriams, aš savo dėmesį skirsiu tik tiems žmonėms, kurie yra mano atžvilgiu geranoriški. Ir geras požiūris, teisingas. Taip, aš nusprendžiau, man kažkaip va taip. Jeigu jums tai padės ir išlaisvins, naudokitės. Nepamirškit delete ir block, sukurti ne šiaip sau. Gerai, klausyk, aš žinok dar tokį dalyką pastebėjau, kad yra 4 komentatorių tipai, bent jau mano požiūriu, ką aš esu pastebėjusi. Pasakysiu ir aš pastebėjau. Ir tu būk geras, reaguok, ar tu irgi tokius matai ir tada, jeigu kokių pavyzdžių prisiminsi, bus irgi be galo įdomu. Tai žinok, net užsirašiau, žinai, pareigingai. Tai aš manau, kad taip. Yra, kaip čia pavadinti, tam tikro tipažo ir gal net amžiaus moteris. Dabar atsiprašau, kodėl aš daug kreipsiu dėmesį į jų išvaizdą. Netrukus suprasite, kodėl. Jos tokios, žinai, jų turinys būna toksai sovietinio raugo, tokio šiek tiek paduodančio, mažai to turinio pačio sukuria, dažniausiai tai būna kažkokios tipo, žinai, Zaduševnų filmų prisiminimai, ar ten citatos pražaizni, žinai, va tokios. Skanios kavelės, lengvos dienelės. Taip, bet būtinai kas nors, aišku, su rusiškais tokiais kažkokiais labai Zaduševnais, žinai, dalykais, kaip jos įsivaizduoja. Ir savo ten to turinio kaip ir nėra. Tada
visos kažkodėl yra su tokiais senoviniais sovietiniais cheminiais, nes žmonės dabar irgi daro cheminius ir jaunimėlis labai mėgsta vaikinai. Taigi bernai dabar su cheminiais bet ar tu vaikšto. pasakysi, kad taip atrodo, jie atrodo tarsi natūraliai gimę. Tada tos moteriškės turi tuos permanentinius, reiškia, antakius, kurie yra tarsi flomasteriu nupiešti. Ir dabar nepagalvo, kad čia man labai rūpi jų tų moterų išvaizda, ne. Bet jos būtent komentuoja kitų moterų išvaizdą. Ne elgesį, ne pasisakymus, ne poelgius, ne nuomonę kažkokią kitų žmonių, o išvaizdą. Ir kaip taisyklė, tos komentuojamos jau moteris yra ir gražios, ir jaunos, ir lieknos, ir stilingos. Bet tom moteriškiam, žinai, jos yra ir storos, ir karvės, ir kiaulės, ir baisios, aišku, ir papai tai per maži, tai per dideli, tai per aukštai, tai per žemai, ir visos kitos kūno dalis lygiai taip pat. Ir išvaizdingi iš ekrano. Vulgariai apibūdinamos. Tai man atrodo, kad, žinai, tas komentatorius ištinka tokia disociacija. Jos tarsi nesuvokia, kad jos yra tokios, kaip bando pakomentuoti ant kitų, ar tie veidrodžiai namie nukabinėti, aš nežinau, kas yra, bet tai tikrai yra toksai labai aiškus tipažas tokių komentatorių, tokių primityvių tų komentarų ir kažkokių kaip iš vienos kariuomenės, žinai, atrodo, kad kažkur jas vienoj kariuomeniai laikė tas moteriškės, paleido, visom padarė vienodos permanentus, žinai, vienu brūkštelėjimu, tada dar kokia nors, aišku, ten kokia gėlių puokštė, buketas, kitaip tariant, ir vat jos yra tokios, jaučiasi visagalės. Man tokios moteris, tai atrodo, kad tai yra neišgirsti ir nepastebėti žmonės, kur galbūt, nenoriu čia taip drastiškai nuskambėti, kad gal ten gyvenimas nepavyko, gal gyvenimas ir pavyko, gal tiesiog kažkoks tai juodas epizodas gyvenime, gali būti bloga savaitė, blogas mėnuo, nebūtinai visas gyvenimas, bet vat kažkoks tai ar blogas gyvenimas, ar blogas etapas, ir joms kažkaip tais reikia atsigriebti, jos tokios jaučiasi neišklausytos, neišgirstos, joms reikia kažkaip atsigriebti ir jos atsigriebia tuose socialiniuose tinkluose, kad vat, aš nueisiu, aš ant kito vat, nusivemsiu ir pasijausiu kažkuo. Man vat, taip tos moteris atrodo, kažkokia tokia kaip emocinė iškrova, kai tau yra viskas blogai, tau yra sunku, kažkas tau gyvenime nesiseka, tau kaupiasi ir jeigu tavo emocinis intelektas yra žemas ir tu nežinai, kaip savo tuos jausmus išreikšti, kaip tuos savo poreikius išreikšti ir tada tu vat, nueini į internetą ir išsivemi ir tampa truputį lengviau ir man ant tokių moterų, žinok, yra biškai, taip jų nuoširdžiai sunku pykt, nes aš suprantu, kad tai arba tas žmogus apskritai gyvenime yra labai nelaimingas, arba jis yra labai tokiam etape, kuris yra labai nelaimingas ir aš žiūriu ir aš suprantu, kaip yra jam sunku, kaip jis yra nuskriaustas ir aš galvoju, okei, tai gal kitą kartą gali vos neiškentėti, žinai, tas 5 minutės po to tokio komentaro nuvemimo, nes aš toliau gyvensiu ten savo gyvenimą, kur man viskas daugiau mažiau okei. O tam žmogui gal yra labai labai blogai, tai aš, žinok, net su tokia empatija kartais pasižiūriu, nes aš matau už to labai nelaimingą žmogų. Taip, bet, tai man atrodo, kad bet kuris žmogus, kuris atskleidžia tokį nepagristą pyktį, negatyvą, tokį, sakau, kažkokio disociatyviai atsirandantį dalyką, tai žinoma, kad kažkas yra labai blogai, bet kuriuo atveju tikrai, kad tie žmonės, žinai, apsinuogina ir atrodo, pavyzdžiui, ta moteriškė ar bet koks kitas komentatorius, kuris neva tai pasakys kažką labai įžeidžiančio ar žeminančio apie kitą moterį dažniausiai ir apie jos vat, būtent išvaizdą, apie jos kūną, nepaisant to, kad ta moteris bus dažniausiai graži, viskas su ja būna gerai. Kad tai yra toksai, žinai, tos komentatorius nesuvokia, kad jos apsinuogina, jos ima ir parodo, ką jos galvoja iš tikrųjų apie save, ką jos galvoja apie savo gyvenimą, kokios jos tame gyvenime yra, koks santykis į save, koks santykis apskritai kitus žmonės, kad tiesiog gali būti labai daug visokių traumų arba visokių tokių vat nesėkmių. Ir kaip tu sakai, man gaila, nes joms palengvėja. Žinok, aš manau, kad nepalengvėja. Tai čia yra momentinis dalykas, nes po to tu pats apsinuodi. Po konflikto, ar tu gerai jauties po bet kokio. Aš, pavyzdžiui, blogai. Žinai, net jeigu kartais reikia kažkur kažką vis dėlto, kaip sakant, išsiaiškinti kažkokius reikalus, aš labai bjauriai jaučiuosi, aš tikrai vengiu tų dalykų. Aš nenustepčiau, jeigu jos trumpam pasijunta gerai, bet tai yra toks trumpas gaulė. Čia yra toks trumpas epizodas, kad
tas pagerėjimas yra toks trumpas, čia lyg pleistra, žinai, ant žaizdos, kur siūt reikia užklijuoti. Taip, ir jisai ir tada greit turi atšoksta. eiti vėl ieškoti naujos aukos, ant ko vėl kažką tais parašyti. Ir tokia gaunasi priklausomybė, supranti, Taip, kad tau taip, nebeveikia. Tu atrodo, kad parašysi kažkokį vėmalą ir tau palengvės ir tu supranti, kad nebeužtenka ir tada tas žmogus visiškai savo spastus, savo paspestus ir kliūna. Nu, tai čia vienas tipažas, turbūt įsivaizduoti apie ką. Ir aš dar labai greitai, žinai, Instagrame yra tokia paskyra, sukurta, man atrodo, prieš kokių porą metų, jį vadinasi Gėdos lenta ir ten kaip tyčia, anonimiškai ten keletas žmonių grupė sukūrė tokią paskyrą tam, kad galėtų sudėti va tokio tipo komentatorius. Prasibėgau per tą puslapį, grinai kažkaip, jos atrodo net visas viena į kitą panašios, kaip kokios pusės, žinai, kad sudėtų, žodžiu, tokius komentarus ten, tokius paprastus, vulgarius, su tų žmonių nuotraukom, tik akis užbrauktos, kad nesimatytų. Ir tarsi mintis gal buvo ir tokia, Gėdos lenta, pažiūrėkite, kaip nereikia daryti ir taip toliau, o man atrodo, kad, žinok, tiem žmonėms, tokie visai primityviai, kurie visą tai mato, jiems yra, žinok, šlovės lenta. Jiems ten pakliūti. Štai kaip sako, žiūrėk, kiek mūsų daug, o ir ne aš viena taip galvoju, ir šita sako taip, ir šita, ir visos mes su savo tais vėmalais, turim atskirą tokią paskyrą, kur mums dar kažkas suteikia dėmesio. Toks, žinai, man galios ir dėmesio troškimas yra pas kai kurios komentatorius. Ir taip gaunasi, kad kažkas jie nori išprovokuoti reakciją, parašo ir tada laukia, aš išdrįsau pasakyti, aš įskaudinau ją. Aš esu kažkom svarbi, aš galiu kažką. Ir man tie kūrėjai, kurie padarė tą Gėdos lentą, man atrodo, kad jie padarė, čia tokia, žinai, tos pačios gerai parūdijusios monetos abi pusės. Tu bandai sugėdinti tą, kuris taip elgėsi, bet iš tikrųjų galbūt tu jam suteiki eterį, kurio to eterio ir trokšta, nes aš nemanau, kad to tipo komentatoriams būt pamatytom kažkur su nuotraukom yra baisi gėda. Tai kad jos ir taip komentuoja, supranti, su tom nuotraukom savo. Tai čia toksai... Man tik, žinok, dvilypiai jausmai dėl tos lentos yra. Tai aš juos bandau išsakyti. Kai tu apie ją papasakoji, man aš nuėjau pasižiūrėti ir žinai, kodėl man dvilypiai jausmai? Todėl, kad aš scrollinu ir ten vien moteris. Ir aš pati tokių žemų komentarų, kuomet komentuojama išvaizda, aš jų nematau, nes aš tiesiog gal tokio turinio nežiūriu. Ir komentarų ten nelabai skaitau, aš labiau matau tokius komentarus, piktus komentarus, tokius sofistikuotus, kur apie politiką ten kas nors kapojasi, o ne ten, kur tu stora ir bjauri. Bet aš toj lentoj, kai pamačiau vien moters, tada aš specialiai ėjau ieškoti tokių komentarų, galvoju, kur čia jų ras, nuėjau į Delfi Facebooką, susiradau postus, kur apie žmonės, nes nieks nekomentuoja, jeigu parašai apie paukščiukus, apie politiką, apie gamtą, neįdomu, bet jeigu tik koks nors žmogus iškart komentarai. Ir spėk, man buvo staigmena ta, kad tą išvaizdą komentuoja ne tik moteris, ją komentuoja ir vyrai, ir lygiai taip pat sako, stora baisi ir dingi iš eterio ir taip toliau. Ir tų vyrų ten buvo, aš jų tikėjausi rasti ten gal kokį vieną paieškojus labai jau tenais ilgai. Jų ten pilna. Tai man ta Gėdos lenta tokį mixed feelings sukelia. Ten vien moteris, bet tą išvaizdą komentuoja ir vyrai. Aš ten ties tą lentą dabar nesinoriu dabar labai daug laiko gaišti, bet ten tarsi ir esmė mintis buvo, kad kaip moteris nekenčia kitų moterų. Bet štai ir ten vyrai. tų vyrų kaip ir nėra. Bet žodžiu, man atrodo, sakau, kad ta Gėdos lenta galbūt, žinok, šlovės alėja kažkam, žinok, ten tapo. Galima. Ir kažkas save suradęs visai ten puikiai jaučiasi. Aš beje radau ten savo mokytoją mokyklos. Aš nieko taip greit pervaru, ne. Tai ieškoti nereikėjo, jinai buvo, žinai, viena prie paskutinių įkeltų. Tai gerai, tai tas dalykas, kitas dalykas. Įsivaizduoji, tai linkėjimai mokyklos mokytojai. Jinai man nedėstė, bet aš žinau, kad jinai toj mokykloje dirbo. Tai koks antras? Čia buvo pirmas tavo tipažas. Ai, gerai. Tada yra toks pastebėjau, žinai, tokios... vyrai, moteris, mes galbūt kaip moterų klubas, tai natūraliai kažkaip į tas moteris trupučiuką labiau atsigrėžiam, pamokančios ir visažinės. Tai čia iš serijos būk seksualesnė, kai nusimk akinius, arba elkis seksualiau, jauniau podcaste apie moteris. Ir tose visažinių komentaruose, atsiprašau, juokingiausia yra tai, kad parašyti komentarai yra su tokia galybė klaidų, rašybos tokių primityviausių, žinai, aš jau apie gramatiką kai kur nekalbu, ten apie kablelius tai iš vis jau tyliu, žinai, eik tu savo, bet jie turi teisę ir jaučiasi galintis išmokyti kažko kitus. Tai man šitas tokį kelią, kaip tu sakai, ir gailesti, bet ir net juoka, nes,
come on, ta prasme. Jie turi nuomonę ir tą nuomonę pasaulis privalo sužinoti. Bet jinai tokia yra vis tiek pamokanti, paaiškinanti, kaip turi būti. Ta prasme, va taip reikia daryti, o ne kitaip. Aš tokius žmonės matau, kad jie turi kažkokį tais vidinį žvėrį, kurį reikia laikas nuo laiko pašerti, žinai, ir va ateiti ir paaiškinti kitiem, kaip jiems gyventi. Aišku, gyventi reikia taip, kaip ta mokanti, nes jinai tai teisingai gyvena Taip, ir jiems va reikia laiks nuo laiko kitiem nueit paaiškinti, kaip turi būti, kaip gyventi, kaip daryti. Ir tada jie tą žvėrį užmaitina ir tada, kokia aš faina. Bloga mama, nes kažko ten nedarai. Ir ten, nu, aišku, žinai, kokios nors klaidos, ar ten, nu, žodžiu, visur viską žino kaip geriau, bet tuo pačiu supranti, kad tas visas žiniškumas yra irgi tokio labai, žinai, neišsilavinusio žmogaus iš lūpų sklinda, nes ta kalba ir tas raštas to žmogaus, nu, jis viską išduoda. Kitas yra man toks dabar irgi šalia šitų pamokančių, bet aš vadinčiau juos pižoniški komentatoriai. Nes jie jau yra tikrai žmonės O šito aš daug ir matau. apsiskaitę, Taip. ir intelektualai, ir dažnai net eruditai. Ir tada jie šalia to, kaip ir gerų gražių savybių, dar turi tokią savybę, kaip narcisizmas baisus, noras pažeminti kitą ir paprastoji arogancija tokia, žinai, primityvioji. Ir tada jie ieško tiesiog kažkokių vietų, tokių keistų, kur parodyti savo tą visažiniškumą, bet jau tokį tarsi tokį legit visažiniškumą. Tai aš tokį noriu greit papasakoti vieną situaciją, kur labai, žinai, paaiškės. Viena mano pažįstama, bendramokslė buvusi, tiesiog matau, visai įdomu, ar ne, ten Facebook'e matai, kaip sekasi ten, žodžiu, tavo bendramoksliams, su kuriais nebendrauji, bet tu žinai. Ir ji tiesiog turi savo tą paskyrą, joje viskas yra taip labai nuoširdų, paprasta, atvira, matosi, kad neplačiai auditorijai, jinai nėra žinoma žmogus, nieko jinai netaiko, tiesiog dalinasi, kas jai svarbu. Tai ten kokie sveikatos reikalai, tai dar kažkas ir pasidalino, kad pagaliau ten, žodžiu, po kažkokios ligos ar ko, gali su mylimuoju čia pasigaminti, valgyti, ir ten įdėjo kažkokį receptą, kaip jinai ten ką daro, ten fotografuoti ar gal net nufilmuoti truputėlį, dabar žinai net gaminsiu. Tik atsimenu, kad tai buvo kažkoks makaronų patiekalas jau pagal ją, kad jin ten kažkaip dėjo ten tos spagečius, kažką jin ten jos turbūt laužė, tada jin kažko ten pylė, kažką jin ten troškino, kažką tokio darė, kaip jai atrodo skanu ir patinka ir viskas yra okei, žinai. Žmogus tikrai įdėjo tokį paprastą, normalų, pozityvų kažkokį komentarą, nei jinai bruko tą receptą kaip kažkokią, nežinau, pavyzdinę duotybę, nei jinai yra kažkokia šefė parduodanti ten kažkokius kvietimus į savo ten, žinai, restorano degustacijas, nei jinai kulinarinių kokių kursų, nežinai, yra vedėja už tai imanti pinigus. Tiesiog žmogus pasidalino su savo artimą aplinką. Ir ten kas pagyrė, kas ten sveikatos palinkėjo ir įžengė toks vienas diedas, tarp kitų, kaip tu sakai. Aš sakiau. Žinovas toks didžiulis, žinai, Italijos. Ir ten, neatsiminsiu, ką ten jau parašė, bet iš serijos turbūt ten nužudyti spagečiai, ar verkė spagečiai, ar kažkas. Suprask jau, ką tu čia padarei, žinai. Tik man labai faina buvo, kad ten daug radosi tikrai tokių palaikančių, žinai, iš jos aplinkos žmonių, tarp kitko, kai kurie netgi buvo žinomi, atpažįstami. Ir tam visažiniui, kuris iš tikrųjų tiesiog šiknius eilinis, žinai, ėmė ir kažką atrašė, supranti. Bet, koks tavo sušiktas reikalas. Tai va čia yra klausimas, kaip tas komentaras atsiranda, kodėl tokie komentarai yra parašomi. Bet kodėl reikia ateiti, nei tu pažįsti to žmogaus, nei tau, aš nesuprantu, kodėl tu turi iš viso savivertės problemos, Lavė, čia yra savivertės nes problemos. narcizas visada turės savivertės problemų. Taip. Visada. Ir nepaisant to, kiek tu knygų perskaitysi, kiek šalių apkeliausi ir kiek dalykų išragausi, jeigu tu esi narcizas su silpna savivertė, va taip ir išlenda. Tada tu keli save menkindamas kitus, nes tavo yra trapita savivertė. Ir kaip sakiau, tas komentaras jį apnuogino, supranti? Visiškai. Nes apie tą moterį tai nieko nepasakė. Kaip jinai norėjo, taip jinai ten kepė tos makaronus, žinai. Nors ir ant galvos stovėdama, žinai. Nors ant galvos stovėdama, nors ir ten beleką darydama, nors jos ten smulkindama su blenderiu. O jisai atėjo ir parodė savo, kad koks aš esu. Tai va, tie pižoniški man tokie, žinai, kur tokie jau tikrai be klaidų rašo, bet jau, supranti, vis tiek apsinuogina. Ir kitas, man, žinai, toks krentantis pseudo pozityvus, kai būna komentarai, su tokia paslėpta potekste. Kur du kart turi paskaityti, kad suprast, ar čia tave pagyrė ar įžeidė. Taip. Mes esam netgi kažkokį vieną komentarą su tavim, taip dar netgi taip vos nepasiginčyje. Tu sakai, kad čia gal labiau įžeistų, aš sakiau, gal ne, ir pati taip labai dvėjojo. Bet blemba, tikrai būna tokių komentarų, kur skaitai ir galvoji, ką žmogus labiau tau norėjo pasakyti. Yra toks žodis backhanded compliment, ta prasme apie komplimentą, kad jisai tarsi tave giria, bet iš tikrųjų jisai,
Nu, Bet viena vat ranka glosto, kita, kanda tipo, taip biškį. kita jo, pliaukštelį, žinai. Tai aš pastebėjau, kad va šitie pseudo pozityvus komentarai, kurie yra su neva tai komplimentais, tai labiausiai yra pasklidę tarp tokios artimos aplinkos, va tokie ratai žmonių tarp pažįstamų. Nu ir pavyzdžiui, čia tai galima pavyzdžiais varyti ir jūs tikrai prisiminsit ir gal irgi suprasit, kad ai, tai čia šita klasiokė šitai parašė. Tai čia būna va tarp tokių, žinai, artimų žmonių, ne prie kažkokio žinomo, nepažįstamo, bet žinomo žmogaus, bet va, draugės, giminaitės ir taip toliau. Kas čia per, nuotrauką naują žmogus įkelia, kas čia per gražuolė, nepažinau, suprasų, nes gyvenime taip pabaisa, žinai. Kaip išgražiai, pagaliau sukūdai. Seniai reikėjo pasikeisti šukuoseną, dabar puiku. Nieko savo atrodai, tokios tavęs mokyklai neprisimenu. Oi, va šitą tikrai esu girdėjus. Jo. Tada tas pseudo pozityvumas, jis iš tikrųjų tiesiog yra paprastasis įžeidimas, supranti, ir vėl. Nu, kiek daug psichologinio užtaiso tame. Tai va tie tokie komplimentai man dar su dvigubų dugnu, kaip aš juos vadinu, žinai, kaip sako, lagaminas su dvigubų dugnu, tai ir komplimentai būna tose komentaruose. Tarsi, vat, kaip ir sakai, pagiria, bet iš tikrųjų įžeidžia. Tai pavyzdžiui, pradėjai sportuoti, šaunuolė. Ir galėtų būti taškas, ar ne? Jeigu dar pasikeistum drabužių stilių, taptum saldainiuku. Dar biški trūksta tau. Trūksta. Baigiai antrą aukštąjį, sveikinu, galėtų būti pabaiga. O kas galėjo pagalvoti, kad tau pavyks? Arba, o mokyklai visi galvom, kad iš tavęs nieko neišeis. Taip, tai čia panašiai. Taip. Šitą jaučiu net ir apie save sugirdėjus. Ir dar, žinai, vienas man irgi iš tokių, kur tokių labai palaikančių, labai čia tu mus inspiruoji. Na, kai yra, pavyzdžiui, žmogus, kuris, kalba summer body, taip mums aktualu, ar ne, kaip juokaujam, kalba apie savo kūną, neslepia ir įdeda nuotrauką iš paplūdimio su maudymosi kostiumėliu. Taram, žinai, ir ten, matosi galbūt ir tas, ir trečias, ir ketvirtas celiulitas, ar ten koks viršsvoris, ar ten kokios trijos, visi tie dalykai tokie, žinai, galbūt kur ne visi laiko tai estetiškais dalykais. Ir tada pareina komentarai tokie su dvigubu dugnu. Kietai varai, kad nebijai vilkėti tokį atvirą ir gražų maudymosi kostiumėlį. Irgi kaip ir galėtų baigtis. Dzin, kad turi antsvorį ir celiulitą, tu pavyzdys kitiems. Tai va tokie, supranti, tai kai tu pradedi žiūrėti tos komentarus, tu supranti, o tu čia galybė, tokių galybė, tai čia, žinai, ir tu sakai, apie save net prisimeni. Taigi, mano vienas mėgstamiausių iš tokio tipo komentarų, kuriuo aš esu sulaukusi ne vieną kartą, ne du ir ne tris, ir čia kai įsikeli nuotrauką į socialinius tinklus ir tau rašo, kokia fotogeniška. Tai mano vertimas visiems, jeigu nežinot, komentaro, kokia fotogeniška, jisai verčiasi taip, gyvenime tai baisi, bet nuotraukui labai gražiai gavais. Arba dar taip sako, bet kaip lieknai atrodai. Atrodai, šiaip stora, bet gavaisi liekna. Tai va tokių yra, man atrodo, kad galybės. Ir čia yra kas ir skaudžiausia, žinai, kad yra tokių, čia yra tokie saviratai. Žmonės vieni kitus tokiais komplimentais ir komentarais žarsto tose paskyrose. Ir net labai artimi žmonės, tarp kitų. Taip, ir giminaičiai. Ir netgi, žinai, ir net kartais būna, kad labai artimi ir iš tikrųjų draugai. Tai va, tai man tokie labiausiai krentantis ir kažkaip tai tokie išryškėjantis 4 tipai. Nekalbu, žinai, apie tos komentarus, kai būna, pavyzdžiui, pats postas yra kviečiantis kažkokiai diskusijai, yra kažkoks ir sakantis kažkokią vieną ar kitą nuomonę, galbūt yra kažkoks politinis įvykis, politiko pasisakymas. Ne, mes šį kartą kalbam apie tą prasme paprastą visuomenę, kuri yra tiesiog gyvenanti savo gyvenimą ir tuo gyvenimu stengiasi, kaip gaunasi, dalintis su aplinka ir gauna tokias baises, didžiulės lavinas komentarų. O tarp kitko, žinai, grįžtant truputėlį, galvoju, iš savo patirties norėjau pasakyti apie tą komentatorių tipą. Iš savo tokio visiškai. Čia dabar galvoju, buvo prieš 4 metus, kaip kažkaip labai gerai atsimenu, nes atsimenu, kad iš to konteksto, kad, žodžiu, tuo metu vedžiau tokią ne ryto, o vasaros laidą ir buvo man ta laida taip dažnai kartojosi ir kažkaip nelabai ten gaudavosi, kaip ją praleisti, tiesioginis eteris. Ir aš atsimenu, kad atėjau laidą po tokių 2 dienų tokios migrenos. Tokia, žinai, pabalus, papilkėjus, pažaliavus visom kaip spalvom ten. Jau net nenorėjau nei ten dažytis, nei ten tvarkytis, nebuvo nei noro, nei kažkokių jėgų tam. Norėjau tiesiog atidirbti radijui, kažkaipgi nesureikšminu, nei televizijos laidą einu ir išeiti. Ir kaip tyčia pasitaikė, žinai, ten pašnekovė, kuri nusprendė, kad labai nori su laidos vedėjais nusifotografuoti. Savo asmeniniam albumui. Ir aišku, tas savo
Dar man buvo tokia mintis, žinai, kad galvoju, aš taip blogai jaučiuosi ir tikrai žinau, kad ir prastai ir atrodau ir gal galiu pasakyti ne. Bet tada dar nebuvau išmokusi, kad galima sakyti ne. Čia kada nors apie tai padarysime temą. Kad galima labai dažnai sakyti ne ir atsisakyti. Ir tada dar to nežinojau, po to vėliau išmokau. Nu ir kažkaip sutikaugi tarsi nemandagu, žinai. Ir ta nuotrauka asmeniniam albumui, kur savo turėjo būti, jinai pateko į Facebooką, bet manęs nepritagino tas žmogus, žinai. Kaip ir viskas neblogai būtų, bet aš gaunu kažkokį komentarą, kuriame aš esu pritaginta. Bet galvoju, kaip keista, nieko aš ten pati daug nededu, kas čia ką. Nu ir dažniausiai, jeigu kažkas vis dėlto nusprendžia tave pritaginti ir atkreipti tavo dėmesį, nu tai paprastai su kažkokiom gerom intencijom, ar ne? Paprastai. Taip, nu ir tada, bet yra išimčių iš taisyklės. Ir tada aš atsidarau tą komentarą, o ten tokia geros širdies moteriškė man rašo, jau tas tagas mano aktyvus, Lavija Šurnaitė, kaip susenus, šauktukas. Ir tada, aš nebijau pasakyti savo šito komentaro, nes, žodžiu, esmė, kad kaip susenus ir aš nebijau pasakyti, kaip galvoju. Tik aišku, atsirado irgi ten bent kokios 2-3 moteris, kur pradėjo kažką su jėti, netgi ginčytis ir sakyti, nu jūs tai nusišnekat juodai. Ir net, kad ką jin be parašytų, man visai net nebuvo svarbu susenus, ar ten sustorėjus, ar ten suveplėjus, ar ten nesvarbu. Bet man žinai kas labiausiai, kad jinai norėjo, kad aš tai pamatyčiau, tai buvo jos toks didžiulis siekis. Ir aš galvoju, dieve, aišku, man buvo nemalonu, aš nemeluosiu. Aš nemeluosiu, supranti, kad man nebuvo faina, bet man užtruko gal parą. Ir po to aš galvoju, aš tai su tuo komentaru, parą pagyvenau, o ta moteriškė su savimi gyvens visą likusį gyvenimą, supranti. Ir va toks suvokimas irgi kažkaip labai nuėmė tą įtampą ir dabar man tikrai juokinga ir galiu aš pasakoti, nes, taip jau norėjo, kad aš pamatyčiau, nes... Kad net užtagino. Būtų išvaistytas tas komentaras blogas, tiek žmogus tengiasi parašyti ir skaudinti, kad Lavija žinotų, kad jis suseno. Taip. Tai aš kažkaip irgi galvoju, tie žmonės, kurie taip stengiasi žeisti, tai kad taip, tuos žmonės tam laikui jūs kažkaip įskaudinat, bet po to tai užsimiršta, nes jūs nesate tokie reikšmingi, bet jums su savimi reikės gyventi visą likusį gyvenimą. Bet ir ką plius psichologai sako, kad pikti komentarai pasako ne apie tą žmogų, apie kurį yra komentuojama. Pikti komentarai viską parodo ir pasako apie tą, kuris tą komentarą rašo. Tai va, o ten traumelių, galima būtų ten disertacijas apie tai rašyti ir aišku parašytos. Ir dar, žinai, į pabaigą truputėlį jau mūsų šitos temos, tai dar tas dalykas, kad bet kokia blevizga pasakyta komentarų pavidalu nėra nuomonė. Net jeigu tas žmogus, kuris šiaip nesąmonę bet kokią pasakė ir 3 kartus pakartojo, nepykit, čia tik mano nuomonė, ta nuomonė netampa nuomonė, taip pat kaip tokia blevizga netampa nei demokratija, nei laisvės žodžiu. Tai yra paprastasis kito žmogaus įžeidimas. Taip. Ir tikrai tik savo žemo lygio parodymas. Nes tam, kad būtų nuomonė, tu turi reiškas pagrįsti tą nuomonę. Taip, ir mokėti apginti ją. Taip, ir tai turi būti tam tikri argumentai ir panašiai. Pas mus užtenka parašyti čia nuomonę ir jau va nuomonė. Bet žinok, man atrodo, kad žmonės po truputėlį jau pradeda tai suvokti, kad jau kažkas ir parašo čia nuomonę, nes anksčiau tai visi tą priimtų, reikia gerbti. Nuomonė, o dabar tu gali tiesiog tą pseudo nuomonę, tiesiog kaip tą vėmalą visų pirma išdilytinti ir tą žmogų saugiai iš paskyros savo evakuoti, jeigu jums labai nemalonu žodis blokuoti. Ir pasimkim dar tokį gyvą pavyzdį, kurio toli ieškoti nereikia, žinai, kai su labai aiškiais dalykais, kur žmonės, taip nusišneka tiesiog, taip nusišneka su savo nuomonė. Tai va, Viktorija Kučinskaitė, influencerė, linkėjimai. Viktorija, tau kaip tik netyčia papuoliau ant tavo vieno iš postų, algoritmas sumetė man į viršų. Žodžiu, Viktorija vilkėjo tokį sportinį raudoną kostiumėlį, jinai daug sportuoja ten žmogus jau 13 metų, dabar ir kasdien vis laik sportuoja ir tas kūnasgi matosi, kad užsportuotas. Ir jinai dėl išvaizdos tikrai labai stengiasi ir visko ten padaryta ir apie tą amžių Viktorija kalba, kad man kem 3 metai. Ir gerai, stengiuos, darau šitaip, žodžiu, moteris sportuokim, darykim, žiūrėkit, kem 3, o visai ir kaip ir galima kažką su to sportu padaryti, žinai, tą savo kūną išlaikyti. Ir žiūriu, kokio 200 komentarų, galvoju, ką čia komentuot prie tokio posto. Gerai, varai. Kažkaip galvoju, kas čia tokio, galvoju, kad faina, jėga, patinka, geras. Ir aš ten pakilius nuo sofos iš serijos atsidarau, visi komentarai apie tai, kad jinai sena, kad jinai jai 50 kažkiek, jai vos ne 60, ką tu čia nusišneki, tu sena, tu kokia, galvoju,
aš nesmatau, iš kokios paralelinės visatos tie žmonės, tos moteris. Ir aišku, galvoju, nu ir pasižiūrėsiu dėl tyrimo tokio mūsų laidai, tuos profilius, kurie komentuoja. O, Dieve mano, vaikeli. Taigi ten, žinai, kur žmogus net selfie negali normaliai pasidaryti, supranti. Ten aš jau tyliu apie tai, ką jie mato veidrodyje. Ir jie, reiškia, ateina pas Viktoriją, komentuoja akivaizdžius dalykus, kad, nes gerai, tu gali sakyti, nepatinka, ką tu kalbi, nepatinka, kaip tu kalbi, nepatinka ten, kaip tu elgiesi, tavo turinys, nu bet ką gali pasakyti. Bet akivaizdžius dalykus sakyti, kad jinai yra stora, pavyzdžiui, dydžio žmogus, žinai, stora, kad jos stora šikna, kad jinai yra sena, kad jinai 10 metų senesnė negu atrodo. Nu, buvo kažkas nesuvokiamo, aš taip skaičiu ir galvoju, įgnypkit man, kur aš esu, supranti. Jie tikrai yra iš kitos visatos negu žmonės iš TikToko, nes tai jeigu jinai čia įsidėjo, kad, nu, ten savo metus paminėjo, ar ne? Tai jinai sakė, taip, bet man ten 43 ir va, aš čia sportuoju, kaip čia viskas taip, gražu gerai. Ir tada jie sako, ne, tau 53, tai aš noriu pasakyti, kad kai aš įkėliau mūsų iš antro podcasto ištrauką į TikToką, toje ištrauką aš sakau, kad man 60, o aš atrodau kaip 30. Apie toksiškas influencerės. Taip, apie toksiškas influencerės, tai žinai, kokios reakcijos buvo TikTok'e? Tai ko čia pavydėt, čia reikia pasimokinti, čia pagirt reikia, ką tau skauda, tai žodžiu, visiškai iš kitos visatos, nes reiškas pasirodo TikTok'e, čia, oi, tai labai gerai, jeigu džiaugiasi, kad vat, man tiek metų aš labai gerai atrodo, o pabandyk tu Facebook'e pasidžiaugti, kad tiek metų ir aš čia sportuoju gerai atrodo, tai va, tu čia stora baisi ir taip toliau. Facebook'e mačiau, kad ypatinga, kažkaip Instagramas ir tas yra toks kažkoks ramesnis ir draugiškesnis, o Facebookas turbūt yra labiausiai toks radikalus komentarų, žinai, atžvilgiu. Tik tokia pozityvukai susirinkę. Ai, šitie pseudo, oi gera bus tema kažkada, irgi būtinai. Nu tai va, tai man atrodo pasakėm tikrai visko ir labai daug apie tuos piktus komentarus ir nepamirškite tos laisvės delete ir blog. Gerai, galime keliauti toliau. Aš labai noriu pasidžiaugti, kad mūsų rėmėjas šito epizodo yra Gerybė. Tai aš noriu pasakyti, kad aš turbūt esu daugiausiai Lietuvoje gerybės desertų suvalgantis žmogus. Nu, aš serijinė gerybės valgytoja. Aš čia taip save nominuoju, bet jeigu yra pretendentų į šitą vietą, tai parašykit man, mes pasiskaičiuosim, išsiaiškinsim, kam čia ta pirma vieta atitinka, bet aš galvoju, kad aš esu tas žmogus Lietuvoje, kuris suvalgo daugiausiai gerybės desertų, tai aš apie juos galiu naktį prikeltą pasakot. Kuo šie desertai yra ypatingi? Tai šie ir kuo jie skiriasi nuo kitų, jie yra ypatingi tuo, kad jie yra skirti visiems. Ir kai aš sakau visiems, tai tikrai visiems. Jie yra skirti netgi tiems žmonėms, kurie negali arba nenori vartoti glitimo, kiaušinio, pieno produktų ir pridėtinio cukraus. Tai vienintelis alergenas šiuose desertuose yra riešutai, kurių čia tikrai yra. Ir saldinami šitie desertai yra datulių sirupu, agavų sirupu ir panašiai. Šie desertai yra palankesni sveikatai todėl, kad juose nėra konservantų, skonio stipriklių, dažiklių ir jų sudėtis yra tokios paprastos, kad tą sudėtį net 5-metis suprastų, jeigu tu jam paskaitytum, kas tai yra per produktai. Gerybės šūkis yra visa kas tikra. Ir gerybės kūrėjai Agnė ir Raimondas šito šūkio laikosi jau 7 metai, nuo tada, kai pagamino patį pirmą desertą iki dabar. Aš galiu pasakyti, kaip tu mane pasodinai ant šitų desertų. Per vieną kartą sugebėjai vakar, susitikom, sako, noriu, kad tu paragautum gerybės. Aš sakau, kadangi ten dėl sveikatos neturiu kažkokių nurodymų, bet nesu smaližė ir man kartais nemėgstu tokių tipinių konditerinių gaminių, kur labai jaučiasi sviestas, arba labai aiškiai išreikštas tas pieno skonis, žinai, ar ten kiaušiniai kokie. Ir tada aš jau pasivaikščioti ir tu man įmetei va šitą pūstą vaikystę, konkrečiai su vyšniom ir migdolais. Galvoju, einu pasivaikščiosiu, kaip tik visai gerai kažką sugriaužti. Kaip skanu man buvo, žinok, aš taip skaniai suvalgiau. Aš net nebėjau, kad tau patiks. Man labai patiko, nes man buvo visų pirma, nemėgstu tokio tikro, tokio stipraus saldumo. Žinai, kaip būna saldainiai. Tai čia yra ir skonis, ir vaisių natūralus skonis jaučiasi. Ir tas toks švelnus saldumas, toks labai labai man patiko, aš žinau. Tai aš tau specialiai daviau pūstą vaikystę. Pūstą vaikystė yra tokie batonėliai. Tai pūstą vaikystė mano patys mėgstamiausi yra su vyšniam ir migdolais. Jie yra tokie gaivesni. Yra tokie gaivesni. Tada, kas mėgsta saldžiau, yra pūstą vaikystė
su pistacijom ir čija, tai yra saldesni ir dar yra su obuoliais ir cinamonu. Aš labai mėgstu rankinuką įsimesti šitą ir tikrai primena vaikystę ir mano vaikas jais užsikrėtė, aš labai tuo džiaugiuosi, nes be pridėtinio cukraus. Tada yra pyragėliai, kurie yra supakuoti taip po 2, jie yra greito šaldymo, jos galima turėti šaldymo kameroje pas save ir išsitraukiu, man atšyla per kokį 15 minučių, yra 2, tai va jau poroj galima valgyti. Tai šitų pyragėlių asortimentas labai stipriai išsiplėtė per tiek, kiek, vat, kaip jie pradėjo su keliais. Ir šiuo metu mano patys mėgstamiausi yra aviečių pistacijų, tiramisu ir lazdynų ir kakavos. Lazdynų ir kakavos yra labai sodraus, tokios tikrai stipraus skonio. Tada labai man patinka šita naujiena mango, vat, kurie yra. Mango ir pasiflorų, nes turi rūgštelę tą labai tokią malonę. Ir tada dar yra naujiena braškių su čija. Ir tada dar yra juodųjų serbentų ir ciberžolės, šokolado ir karamelės, lazdynų ir šokolado ir kokosų ir žaliosios citrinos, tai jau išsirinkti tikrai iš ko yra. Ir ką aš dar noriu pasakyti, labai svarbus dalykas. Taip, čia nėra glitimo, nėra pieno produktų, nėra kiaušinio, bet ir tai sakytum, kad čia alternatyvus desertas lyg žmonėm, kurie ten kažko netoleruoja ir taip toliau. Bet jų skonis absoliučiai nenusileidžia. Aš čia pasakyti, nes tu esi žmogus, kuris, pavyzdžiui, tau svarbu visi tie punktai. Taip. Man svarbu šiuo atveju, kad man būtų skanu. Taip, nes aš galiu pasirinkti ir ten iš prekybos centro bet kokį, bet man ten neskanu. O šitie daiktai yra kaip tikri desertai. Pavyzdžiui, aš jau žinok, sėdžiu ir galvoju, Dieve mano, baigsim podcastą, aš pasidarysiu kavos ir suvalgysiu va šitą lazdynų ir kakavos skonio su riešutais ant viršaus pyragėlį. Va šitos tartaletės yra 2 skonių tartaletės. Čia yra lazdynų tartaletė, va šitą vadinasi, bet jinai yra su, nežinau, kakava šokoladas. Su kakava, jinai kaip šokoladas. Toks. Taip. Ir yra miško uogų. Yra 2 skonių. Tai labai labai patogu yra šitą turėti tiesiog kameroj ir jeigu pas tave netikėtai užeis svečių, arba jeigu netikėtai pats sugalvosi savo šventę pasidaryti, išsitraukiai 15-20 minučių, viskas atšilo ir valgo. Ir o kai valgai, tai jausmas yra kaip ką tik pagaminto. Taip. Ir aš su šitom tartaletėm tai iš tikrųjų užkrečiau visus savo draugus, kam tik tais daviau paragauti. Mane netgi nustebino, kad patiko tokiem žmonėm, kur aš galvau, kad tikrai nepatiks. Ir labai labai džiaugiuosi, kad šitom tartaletėm užkrečiau savo Anytą, nes dabar nuėjusi pas Anytą į svečius, aš visą laiką žinau. Turi gauti prie kavos, taip, jau jeigu būna kažkokia tai šventė, tai jinai užtraukia tartaletę, o jeigu būna, mano Anyta gyvena per gatvę, tai aš pas ją netaip ir retai nueinu. Jeigu užeinu šiaip pašnekėti arbatos pagert, mes geruose santykiuose arbatos pagert, tai tada jinai man ištraukia šitos pyragėlius arba pūstą vaikystę, ir žinai, ką pūstą vaikystę jinai daro, supjausto gabaliukai. Kaip senoviai, žinai, kaip būdavo, kai nusiperki vieną šokoladuką ir visai šeimai padalinti, jinai pūstą vaikystę supjausto tokiais gabaliukais, iš tų senų laikų. Ir žodžiu, aš ragauju. Tai va. Tai tikrai ragaukit. Mes žinom, kaip mes ką skanausim po podcasto, o jūs galite irgi lygiai taip pat prie mūsų prisijungti. O dar įsigyti galite, aš dažniausiai perku Livinę, Rimi Vikio skyriuose arba kafeinė yra pūstos vaikystės, o visi kiti produktai Livinas Rimi ir www.gerybė.lt rasite visą sąrašą, kur galite įsigyti. Skanaukit, ragaukit, rašykit atsiliepimus, aš jums garantuoju, jūs nenusivilsit. Tai praeitam epizode podcasto užvažiavom ant atostogų kelionių. Tai nesismulkinkim, tai šitam epizode užvažiuojam ant visos vasaros ir tada jau mes būsim pozityviausios podcasterės Lietuvoj. Ir tada sekančiam epizodė jau taip natūraliai turėtumėm pakalbėti apie pozityvumą. Taip? Taip. Klausyk, gerai, žinai ką? Gal būsim ir, supratau tas kabutės, ne pačios pozityviausios, bet už tai realistiškiausios. O man atrodo, tai didžiulė vertybė ir labai simpatiškas dalykas. Bus kuom tiktokui pasipikti. Oi, gerai, galėsit. Tai klausykit, iš tikrųjų, ėmėm ir pasižiūrėjom į tą vasarą, kuri yra kažkodėl taip suponuojama kaip visų laukiamiausias sezonas, norimiausias, geriausias ir taip toliau. Kad žodžiu, tu neturėk net jokių ten užmojų kažkaip blogai jaustis vasarą, privalai būti laimingas, džiaugsmingas, ir apskritai kiekvieną dieną džiaugtis gyvenimu, džiaugtis oru, žodžiu, visko vasarą, nes vasara yra šventa karvė, apie ją negalima nieko blogo pasakyti. O mes su Kristina turim ką pasakyti blogo apie vasarą. Ir kas yra įdomiausia, žinok, kad aš galiu pasakyti, bent dabar greitai, bent mažiausiai mintyje turiu 3 žmonės, kuriuos pažįstu, kurie ne tai, kad kaip mes dabar kažką pasakysim negero, nors šiaip kaip ir ta vasara mums patinka, kurie tiesiog nekenčia vasaros.
Įsivaizduok, bent 3 žmonės pažįstu, kurie laukia rudens, ta prasme, kaip kokios, žinai, nežinau, išsilaisvinimo. Ne, aš tai vasarą mėgstu, bet nu jos trūkumų irgi yra begalės. Jau vien tai, kad tai vasarai, supranti, aš taip supratau, kad nu vasarai reikia ruoštis. Ir aš esu užsirašusi bloknotą. Taip. Ir aš, žinok, taip kažkaip sėdėjau ir galvoju, bet tai klausyk, žiema va tuom ir faina, nu kad jai nereikia ruoštis, o tą vasarą čia tiek pastangų reikia, žinai, ir man išmetė Facebookas priminimą, memas toksai, moteriškė su beretke, su paltu ir su skėčiu stovi ir sako, tai dar pasižiūrėsim, kokia čia ta vasara bus. Gal net neverta dėl to summer body čia bus stengtis. Ir dabar mes, kaip atvažinėjom, sakau, nu jau birželį, tai summer body šiemet tikrai neprireiks. Galima pailsėti nuo summer body. Skėčio ir botų prireiks šiemet. Taip, tokių reikės. Tai klausyk, o aš šiandien kažkaip ryte irgi nugirdau tokią dar mintį ir galvoju, va, įžodino mano tokį kažkokį visą tokį bendrą tokį jausmą apie vasarą, kad vasara iš tikrųjų, žinok, yra turbūt pats isteriškiausias metų laikas, sezonas. Nes yra užsukomas toks vartotojiškumas visiems ir visi nejučia irgi jaučia spaudimą, nes bus skaičiuojama, kiek tu kartų buvai prie jūros, kiek tu nuvažiavai prie kokio ežero, kiek tu kartų išsimaudai, kiek tu kartų pakūrei barbecue, kiek tu kartų, nežinau, ten išgėrei kokio nors proseko ant ežero bent jau kranto, kiek tu kokių suknelių apsivilkai ir pasakot gali begalybę, kiek aplanky kokių koncertų, kiek ten kažkur dar, žinai, kokių socializacijų atlikai. Ir tada, jeigu tu tiesiog šiaip ramiai savo balkonę skaitai knygą, tu jauties kažkoks nepilnavertiškas, nesgi vasara, čia tu turi kažką nuveikti tokio, kaip už visus metus tarsi, žinai, atsigriebti. Ir žmonės tikrai, žinok, būna, kad kai baigėsi vasara, tai atsikvepia nuo to. Pagaliau legaliai galėsiu namie pasėdėti. Pagaliau nebereikės dirbti. Niekas neklaus, ką veikiai savaitgalį, žinai. Kaip tai nieko? Nieko neveikiai. Kaip tai nieko? Nu vargšas, tu esi, žinai, nebuvai nuvažiavęs ten, net prie ežeriuko, šašlykiuko nepasikėpiai. Apgailėtina, žinai. Tai va, tai man atrodo, žinai, tas vasara tikrai yra tas toksai isterija tokia įsijungia, nes visi jaučiasi privalantis daug veikti vasarai būdingų dalykų. O dabar kalbant apie tai, dėl ko mūsų vasara užknisa. Aš, žinok, iš aplinkos pastebiu, bet ir pati turiu tam tikrų, žinai, klaustukų, bet aš iš aplinkos labiausiai pastebiu, kad dauguma žmonių turi problemų susijusių su išvaizda. Ir, žinai, ar žinai, kas geriausiai padeda nuo celiulito? Nuo celiulito padeda, nežinau, žinau, kad nepadeda, kažkur girdėjau kremai, nes reikia sportuoti. Čia daug kartų išbandytas ir 110% veikiantis dalykas. Ar žinai, kas padeda? Paslėpti? Kelnės. Geriausiai nuo celiulito padeda kelnės. Žodžiu, garantuoju, duodu ranką nukirsti išbandytą. Ei, Zukeli, ne visos, matė internete. Yra tokių aptemptų kūno spalvos kelnių plonų arba baltų, kur ne tai, kad nepadeda, bet taip išryškina celiulitą, kad jis kaip žinok ant delno. Bet gerai, bet va, blue jeans, geri, klasikiniai, faini džinsai, tikrai celiulitas bus paslėptas. Aš kažkur kokį jau, žinok, vasario mėnesį kažkur Facebooko grupėse prasideda, žinok, tokios žinutės. Hebra, patarkit, žodžiu, ką daryt. Darau viską. Ir tą, ir aną, ir trečią darau, prarandu viltį, ką daryt su tuo celiulitu, kas jums padėjo. Nu ir tada krūva patarimų, žinai. Ir aš žiūriu tos patarimus, ir man tokia šypsena kyla, sako, pradėk sveikai maitintis, nukris svoris, gerk vandens ir susitvarkys, žodžiu, tie visi celiulitai. Tai kai aš prieš 2,5 metų kardinaliai pakeičiu savo mitybą, nukrito man 15 kg, įtilpau aš į S rūbus, ateina pavasaris, jau aš vėl Facebook'e matau apie tą celiulitą, padėkit, visos viltis čia žlunga, aš nubėgu prie veidrodžio, žinai, pasižiūriu tą savo kojas, S dydis ir celiulitas visame gražume, supranti, pas mane. Ten, kur buvęs. Taip, tai kai man pasakoja, supranti, kad pradėk sveikai maitintis, nukris svoris ir tau dings celiulitas, tai man taip, tikrai. Ir aš esu mačius, žinai, tokia moterį kažkada atsimenu, eina tokia, prieš kelis metus tokia graži, tokia ilgom kojom, trumpai švarčiukais, jinai artėja ir aš taip, žinai, žiūriu ir taip buvau, blemba, Jėzus, bet aš tai jau Jėzus, kaip toli gražu netokia, Jėzus, kaip ne, aš su švartukais taip niekada. Ir mes prasilenkiam, praeina, aš taip kažkaip net atsisuku ir naina ir ant nugaros celiulitas, ant nugarinės šlaunų dalies. Ir man buvo taip faina, kad žmogus ir dzin. Ir eina. Ir dzin. Taip, ilgos kojos, jos su celiulitu, bet aš noriu ir aš to šortus užsidėsiu.
Ir aš žinau, iki dabar tą moterį atsimenu, kaip va tokį fainą, tokį nusispjovimą į tuos standartus, tos estetikos įsivaizduojamus standartus. Gerai, noriu, turiu gražius šortus, mano kojos gražios, jos su celiulitu, bet jos vis tiek gražios. Ir jinai su tai šortais nuėjo. Tai man, žinok, taip kažkaip patiko ir taip visą laiką kažkaip prisimenu ir galvoju, faina, va ta laisvė moterų man patinka. Taip, aš taip, pavyzdžiui, sakau, kad turiu celiulitą, žinok, prisimenu tik tais tada, kai vasarį pradeda ten jos knibždėti ir pradeda tos postus kelt, ką daryti, tada aš visai bėgu prie veidrodžio, pasižiūriu ir prisimenu, kad turiu, bet šį vasarį vėl pareina toks postukas, aš nubėgu pasižiūriu ir žiūriu, mano celiulitas gerokai sumažėjęs, jisai pakilęs, o maždaug per tiek, žinai, ir jau dabar aš galiu dar trumpesnius šortus užsidėti. Ir aš tada galvoju, o pala, ką aš čia dariau kitaip, nes valgiau tai tikrai taip pat. Ir aš tada prisimenu, kad aš rugsėjai pradėjau sportuoti su svoriais, o spalį pradėjau bėgioti. Ir dabar stovi ir galvoju, tai pala, čia nuo svorio kilnojimo, ar, ne tik kilnuoti, gerai, ir pratimus kojom daryti. Jo, ar nuo bėgimo. Ir žinai, jeigu reikėtų statyti, aš labiau statyčiau ant bėgimo, bet kadangi nežinau, ant kuris čia labiau, tai va ir vėl neturiu patarimo niekam. Klausyk, bet judėjimas, kaip atsakymas, o ne kremai. Kaip vienas sporto specialistas, labai fainas britas, tai jisai sako, žinokit, ne šitie, ne celiulitą naikina, ne kremukai, sportinė veikla ir maistas. Man juokingiausia, kai kremus reklamuoja nuo celiulito, žinokit, ne, nuo celiulito kremai tai tikrai gerai, palikim nepadeda. tą celiulito ramybę, jis gali būti ir jeigu tik tai norit, jo net ir nereikia slėpti. O man tai, žinok, iš tokių visai esminių dalykų, kai būna tikrai labai karšta, tai kažkaip tos vasaros norisi tų suknelių ir sijonų, nes tarsi su jom vėsiau negu ten, kad ir su džinsais storais, ne, kažkokiais. Bet tada atsiranda tas, kad nuo šilumos vidinės šlaunų pusę pradeda trintis. Persina negaliu. Bet, žinok, atradau tokių, kažkur pamačiau kažkokius triukus, kad ten vienos ten dedasi dar tos šortukus tokius, žinai, apatinius, bet nuo jų, jeigu karšta, irgi karšta, galima tiesiog, žinok, su dezodorantu, tokiu pieštukiniu, žinai, sutepti tą šlaunų dalį ir tada, žinok, visiškai išsisprendžia tas dalykas. Gali turėti rankinį įsimetę, čia va toksai, žinai, toks triukas, kuris gali padėti. Patepi šlaunis ir ta prasme, ir viskas, ir nebėra tos trinties. Bet, žiūrėk, su tais atvirais drabužiais, jeigu pradėjom, tai mane, žinok, erzina tas, kad vasarą, jeigu tu nori tik tai kokio atviresnio drabužio, iškart išlenda liemenėlės petnešėlės. O tave erzina, kad išlenda? Ne. Ne, o man kažkaip nepatinka, jeigu dar būna, kad kažkaip toj vietoj įsirėžia. Tai tu kaip 2000-aisiais, atsimeni, būdavo tokios permatomas, atsimeni, būdavo perki liemenėlę ir yra pridėtos tokios permatomos. Ir dabar, žinok, mačiau komplektuose, tai ką norėjau pasakyti, man tos permatomos tragiškai atrodo, blogiau už tas tikras, o tos liemenėlės be petnešėlių man žiauriai nepatogios, jos, man visiškai nepatinka. Tai galvoju, kad, ne visi drabužiai tinka vis dėlto ir kai to vasara, tai kartais būna, kad tai patinka kokia nors suknelė, bet, pavyzdžiui, yra per giliai iškirpta ir čia lenda, žinai, taip tos liemenėlės nemažai. Tai aš kažkaip tai būna, kad ir susilaikau. Nuo ko? Nuo pirkimo tokios suknelės, nors nepatiktų. Tai vat vasara, kur suknelės pasidaro atviros visos, žinai. Čia tom, kurios neturi krūtinių ir kuriom jokių liemenėlių nereikia dėtis, arba kur turi sudėtas krūtinės ir kurių nereikia laikyti, jos tam pačias laikos. Bet tu pasakos tada juokingą dalyką, kur galvoju, gerai, tai mano nedėlė ta krūtinė, tai man ten nebus, kad jau kažkur, labai jau ten reikia ją nešt kažkaip, kaip anglai sako, support, labai gražiai skamba. Palaikyti. Kaip palaikymo komanda, palaikyti, žinai. Liemenėlė yra krūtų palaikymo komanda. Ir aš galvoju, ir aišku, visokie, žinai, atsirandagi daikčiukai komerciniai, pleistrai tokie. O taip. Galvoju, kažkaip, jeigu taip nori santūriau, kad ir ten spineliai nesišviestų, žinai, galvoju, pabandysiu. Nusipirkau. Ir galvoju, ką man su juo daryti? Jis toks, kaip pleistras, tik toks didžiulis, supranti. Atsiplėšiu, kur man jį dabar klijuoti. Nei taip, žinok, tokia nesąmonė, to nemoku apsakyti. Tu paimi tą krūtį kažkaip taip, tarsi tada pakeli, bet taip durnai gaunasi kaip kokį sumuštinį, tada užkeli kažkur nevienodai. Žinok, tokia nesąmonė. Tai, žinok, turbūt iki dabar čia gal sumuštinis tik vyresniem, žinai, 40 metėm, gal jaunesniem. Guli, žinai, kažkaip galvoju, aš nesuprantu, o tai jeigu tada iš vis didesnė krūtinė, tai kaip jinai tada susivinioji, prisiklijuoji. Ir varai, žinai. Tai man tie dalykai kažkokie nelabai, bet matai, aš jau čia perėmiau su savo šitais. Gerai, galiu dar vieną pasakyti. Apie prakaitą. Kur tikrai nieks negalės dabar pasakyti, kad ne. Kas yra su prakaitu, supranti, vasarą? Tai vienas dalykas yra savo prakaitas ir yra svetimų žmonių. Ir tada nedaug dievė nueikti kokį nors prekybos centrą, ypač statybinės paskirties tokios labiau. Ir ten
ateina tam tikri vyriškiai, kurie, galbūt girdėję, kas yra higiena, bet nenaudoja gal to. Jisai iš statybvietės atėjo. Nes iš statybvietės, kai ateini, vėl yra kitaip. Ten yra toks, matosi, gerai parauktas, žinai, keleto metų marinatos kūno užsidėjęs ir tu tai praeini ir pasidaro tikrai labai negera, nes dar ir tokio šviežio sluoksnio paduota. Tai aš pastebėjau iš vis, man toks kažkokia fobija, žinok, vasara keista išsivyščiusi, ypač kai būna tie karščiai, žinai, aš matau, kad artėja žmogus ir aš turėsiu su juo prasilenkti, tai man žinok toks nesąmoningas refleksas, aš įkvepiu oro ir tada iškvepiu tik tai, kai tas žmogus praeina porą metrų, kad nepajausčiau jokių kūno kvapų, žinok, nuo jo. Taigi tu daryk kaip senoviai moteris, taigi senoviai visi smirdėdavo, nes nieks nesimaudydavo, maudydavosi, jeigu, Barbora Radvilaitė labai daug maudydavosi, tai jos vyras, Žygimantas Augustas, labai stebėdosi, nes tada maudynės išrašydavo tais laikais gydytojai. Ir to prasme įsistebėdos kažkas, tai mano žmona negerai, be gydytojų išrašymo maudosi. Bet tai ką jie darydavo, jie nešiodavos tas prikvepintas nosinėlę, supranti, nes visi smirdėdavo ir tada tu tai prisidedi ir tu uostai tą nosinėlę ir neužuodi smarvės. Pažiūrėk, ir Prancūzijoje buvo tas pas visi tom nosinaitėm, mane, nes taigi ten turi prisidengti, prikvepinti ir tada. Gal, bet aš žinok, man visai veikia tas, aš pamatau artėjantį žmogų įkvepiu. Kvėpavimo pratimą padarė. Kvėpavimo pratimas labai sveika, užlaikyti kvėpavimą labai gerai, man atrodo, kad plaučius irgi, žinai, treniruoja, tada praeina tas žmogus porą metrų, aš iškvepiu. O kitas dalykas, tai kai tu pats, pavyzdžiui, kur nors skubi leki ir tada pradedi panikuoti, ar aš nesmirčiu prakaitu. Taip. Kas dabar bus, ką man dabar daryti, aš nepasimiau dezodorantų kartu. Tai vasarėlės toks palidovas yra ir savo prakaitas, ir dar kitų žmonių. Aš pati, žinok, esu prie tų, mano nelaimė, esu prie tų gausiai prakaituojančių žmonių. Ir man visą laiką yra dilema, ką apsirengti. Ir aš šiemet klausiu ChatGPT, sakau, ant kokios spalvos audinio mažiau matosi prakaito dėmesį ir ant kokio audinio, žinai, nes aš, žinok, išeinu, aš galiu už 2 minučių būti, suprantiu. Ir jis man sako, kad ant raštuotų, margų ir tamsių audinių, pavyzdžiui, va čia man tas marmuro rašto. Ir aš galvoju, bet taigi genialu, žiūrėk, tu užsidedi palaidinę marmuro rašto. Čia tau išprakaituoja dėmė, kaip tai linija nauja marmuro, žinai, tai kaip natūraliai atrodo, šlapias marmuras, galvoju. Arba jeigu tu apsirengi gėlėtą, nors sakai, kad 40 metėm jau nelabai tinka. Ne, man netinka, gal kitoms idealu. Tai tu išprakaituoji naują gėlės žiedą, žinai, lapą. Nors gėlėta suknelė tokiais žiedeliais, bet pražydo. Pažastis yra pražydus. Pražydo, tai va, žodžiu, čia man labai labai aktualu su to prakaitavimu ir aš kažkaip šiemet jau skaitau, galvoju, gal reikia man to botokso susileisti, žinau, kad leidžia nuo to prakaitavimo ir aš ten tiek prisiskaičiau ir aš visai galvoju, bet jeigu čia nais, ta prasme tau suleidžia, aš čia nebeprakaituoju. Tai per kur tu tada prakaituoji, nes čia aš irgi labai prakaituoju. Tai jeigu kas nors esat pasidarę, tikrai labai labai būčiau dėkinga, jeigu parašytumėt atsiliepimą, ar verta, ar nesigailit, ar, žodžiu, kartosit, nes tenais laikinas, aš kaip suprantu, dalykas. Čia man labai aktualu, nes aš jau jaučiuosi, kad, man reikia kažką daryti, nes tikrai labai daug, o kitu atveju tai reiks iš AliExpresso, mačiau kažkokia tais yra, kaip įkla, tai žinai, kaip yra įkla, tai ten tai yra įkla, tai pažas. Visko, man vienas, žinok, dizaineris drabužių kažkada, žinok, yra pataręs. Aš nesu bandžiusi, bet savo, kad taigi nuo to prakaitavimo galima imti tos tokius kasdienius įklotus, klijuoti į pažasties vidų. Esu bandžius, žinok, ne pati geriausia patirtis. Ten stora viskas ten šiukšdo, būna tokie plonyčiai. Kasdieniai, plonyčiai. Tokie, sakė, tokie, kur kasdieniai, tie tokie, žinai, daily. Jo. Tai va, jeigu pabandysi pasakyk, jūs irgi galite bandyti, tarp kitko, nepamirškite, komentuokite į mūsų temas, reaguokite savo irgi patirtimi, dalinkitės apie tą pačią vasarą, kas yra ir juokinga, ir kartais, ir užknisa. Ir važiuok apie tos drabužius. Tai dar tada kitas dalykas gaunasi, kadangi kitos spalvos labai išduoda iš karto ten tą suprakaitavimą, nors tai būtų gražu ir mėlyna, ir žydra, ir rožinė, jeigu ten kokie marškiniai, tai tada gaunasi, kad tokia viena saugiausių, aišku, spalvų yra balta, tai irgi nesimato. Man, žinok, matosi ant baltos. Bet, žinok, balta vis tiek dar palyginus, jeigu su spalvotais audiniais, jeigu, pavyzdžiui, kokia nors melsva, taigi čia bus tamsiai mėlyna, žinai, balta vis tiek įmanoma. Bet tada kitas dalykas, baltus drabužius reikia skalbti, bent jau aš skalbiu, vieną kartą užsidėjau, va šitos baltus marškinius, vieną kartą užsidėjau, grįšiu namo, aš kartą skalbsiu, nes tai pudra, tai tas pats prakaitas, man jau ne fresh toksai, žinai, tada gaunasi, kad tu turi su tom pažastim darbuotis, nes jos pradeda nuo dezodoranto prakaito mikso geltonuot, pabandyk atgrandyt, žinai, žodžiu, ta prasme gaunasi, kad yra ką veikti vasarą, supranti. Man, žinai, dar kas labai trigerina mane vasarą, kaip aš sakau, aš vasarą įsidarbinu 2 papildomuose darbuose. Yra
darbas, yra darbas prie podcasto mūsų reikalų ir tada yra kojų skutimo etatas ir SPF tepimo etatas. Kojų skutimo etatas. Visiškai. Tai šitas Pilnas etatas. birželis mane labai tenkina, nes kojų dar skus daug neteko, nes einu su kelnėm, kur slepia ne tik celiulitą, žinai, bet ir neskustas kojas. Bet jau ir vėl pradėjau mąstyti, tai gal reikia pasidaryti su tuo lazeriu, žinai. O gal kas bandė, tai parašykė. Bet man sakė, kad reikia tada daryti rudenį, nes kai pasidarai, kažkiek laiko negali deginti. Į saulę eiti. Jo, ir kitas dalykas, aš galvoju, reiktų gal vis tik pabandyti vėl duoti šansą epiliatoriui. Aš epiliatorių paskutinį kartą bandžiau prieš 15 metų ir aš galvoju, per 15 metų tai turėjo jie kažkaip patobulėti, bet paskui sėdžiu ir galvoju, tai kam ten tobulėt? Ten realikas 2 metalinės plokštelės ir jos pagrebė plauką. Tai ten yra kam tobulėti ar nėra, gal šaldo labiau, bet man ten tas skausmas kaip ir pakenčiamas, tai žodžiu, nežinau ką daryti, bet labai norėčiau atsipurti to bent jau kojų skutimo etato, o SPF tepti, tai čia jau forever šventas reikalas man, todėl kad aš iki 40 nieko nesirūpinau visiškai to savo veideliu. Ir tada supratau vieną dieną, kad jau prisižaidžiau. Ir vasarą mano visos dėmesį išlenda ir aš būnu tokia, marga karvytė pasidarau. Tokius pigmentinės. Jo, aš tikrai marga karvytė. Jeigu neužsitepu, tai aš jau dabar SPF taip labai sąžiningai tepu, kiekvieną mielą dieną. Ir praeitais metais aš pradėjau labai sąžiningai visur vaikščioti su kepurė, su snapeliu. Ir aš išeinu kažkaip, tai jau kai pradėjau taip sąžiningai vaikščioti, aš pradėjau labai kitus stebėti žmonės. Ir aš išeinu į miestą ir žiūriu, kad su kepurė eina taip, diedukai, vaikai ir aš. O visos moteris, supranti, atsipūtusios. Jeigu pamatai kokią ten 1 iš 100, tai galvoju, čia mano gentai, nežinai. Azijietiško gimio moteris, kaip saugosi nuo saulės, tai jos užsideda su labai plačiais bryliais kepurės, bet neskrybelės. Ten yra kepurė su tokiu labai plačiu bryliu. Tada jos čia dar aš pradžiai paukau. Bet ne tas, kur toks būna, tik tai toks skriliukas. Būna ir tas, kad čia atvirai plaukai jiems nesvarbu, saulės smūgijos nusiteikusios, gauti jom oda svarbiausia, saulės smūgis zin, jeigu ten galva kaitina. Juodi plaukai. Tada aš galvau pradžiui, kad jos arabės, tai paaiškėjo, kad ne arabės, bet čia pas jas, matai, čia dengia tas skribelė, o čia jos užsideda tokį pasikabinamą, kad čia visą uždengia. Seilinuką tokį. Jo, bet nuo akių, žinai, visiškai. O jau tos, kur pačios jau labiausiai susirūpinusios apsauga, tai jos dar su pirštinėm varo. O Jėzus, kaip karšta. Čia nekvepuoji, čia irgi niekur vėjas nepra. Bet matai, aš šitą patirtį apturėjau Kalifornijoje, kur yra 40 laipsnių karštis. Ir tenais jau žinok, ar tu būsi su tuo, ar be to, žinok, jau didelio, prie 40, ta prasme, tu jau ką nuoji. Ar tu nuogas būsi, ar tu su maike būsi, jau visiškai bus vis tiek karšta. Ir ką aš dar tenais atradau, tarp kitko, keliaujant. Aš irgi prisidėjau pilną tokių maikių, žinai, be rankovių, nes aš galvoju, tu ten išeisi, nei kur persirenk, nei kur ką, visą dieną tu su tam palaidinę triniesi, tai jau aš turiu būti be rankovių, nes prie 40. Ir paskui, žodžiu, žiūriu, pardavinėja palaidinės ilgom rankom su SUV apsauga. Ir jos, aišku, visas margos, beveik marmuras, jau jie apie prakaito dėmesį įtarė, tai žinok, šitos man geriausiai suėjo, nes kaip prie 40, tai jau tada, žinok, ne apie karštį galvoju, kaip čia tą odą nenusvilti, žinai, kokio odos. Bet taip, taigi, o arabų kraštuose vyrai, taigi viskas nuo ko iki galvos yra uždengta ir baltas, kaip linas, nežinau, koks naudinys. Taigi čia tas ir saugo nuo saulės, nes, kaip tu sakai, kur ten eina 40-50 jau laipsnių tema, tai tik taip apsisaugosi. Ten atrodo ilgom rankom apsirengi drabužį, bet jis dar tau netgi vėsiau. Linas tikrai vėsina. Tai vienu žodžiu. Tai šiemet aš irgi nusiteikusiu toliau tą savo veidą saugoti labai stipriai, tepti SPF ir nusipirkau 3 skirtingos stiliaus kepures ir vėl, žodžiu, bus mano kompanija diedukai, vaikučiai, eisiu ir saugosiuos. Prie kurios dabar esi amžiaus grupės arčiau per patį vidurį. Tarp vaikų ir dėdukų. Kiam kaip tik per patį, žinai, vidurį. O aš tai tu, aišku, nesidažai mane, dienos metu, aš vis tiek truputėlį man kažkaip patinka pasidažyti. Tai kad ir nedaug, kad ir ten tokia labai natūralia kosmetika, ta dekoratyvinė, bet kai tik karštis, tai yra, kažkoks išbandymas. Ką tu be pasidarytum, vis tiek viskas bus blogai, žinai. Ir toks tada, nebežinau, ką daryti, dažytis, nesidažyti, gal turit kažkokių triukų, kurie padeda per karščius, nes vis tiek jie kažkada ateis. Nenuvarvėt. Kažkaip atrodo iš karto jo toks grinai, tai man tas toksai, žinai, kaip koks pirgas keptuviai pradedi blizgėti iš karto, toks, žinai, jeigu nevaikščiusi ten iš karto, žinai, nesipudruosi. Ir tada dar truputėlį grįžtam prie tų liemenėlių, man iš vis vasara, iš principo, liemenėlė kaip garderobo dalis pasidaro tokia, atgrasi kažkuria prasme, nes aš tiesiog ją tada labai jaučiu, žinai, vis tiek yra, tokia, žinai, standžiai užsisega, labai priglunda
Ir tada toksai, žinai, didžiausias kaifas ar grįžti namo ir taip švystelt per visą kambarį, supranti, pagaliau nusirengus, va. Tai man turbūt labiausiai va šitie dalykai. Žinai, ant ko vasarągi labai stumia visi? Nu, ant uodų. Uodų? Ant uodų. Ir aš uodžių. Uodų. Ir aš, ne, bet žinai, kad gelia uodės. Jo. Ir aš noriu, žinokit, apginti uodukus. O. Nes, uodukai, tai ką jie daro? Skraido ir zyzia. Erzina tave. Nu ir ką? Kai tu žinai, kad tie uodai nemaliariniai, kai tau nereikia kaip Afrikoje, žinai, sėdi ir galvoji, kuris čia iš jūsų maliarinis, tai man jie tokie, nekalti gamtos tvarinėliai. Tai negelia tavęs? Ot kraują geria. Visi mes keistų įpročių turim. Taip, bet tai tas man tai negaila, jeigu jie to kraują, žinok, siurbė, aš pamaitinti juos galiu tikrai, žinok, esu labai toks žmogus gerai nusiteikęs, geranoriškas, bet man po to, žinok, labai ilgai niešti, turbūt alerginė reakcija kelia. Ir tada tas kasimasis ir toks patinimas, man tik tas nepatinka. O šiaip, aš galėčiau sušelpti visus uodus, gerkit, mano kraują mane gaila. Aš tai sakau, čil, žinai, ta pikta bendradarbė per vieną susirinkimą daugiau kraujo išgeria negu tie uodai. Tai, ir alerginė reakcija irgi sukelia. Tai atsikabinkit nuo tų uodų, o erkės yra kitas klausimas. Kaip mėgautis vasarą gamta, negalvojant apie erkes, aš žinok, šito niekaip savo neatsakau klausimą ir dabar kaip tik tais, papasakosiu, kai buvo Eurovizija, žiūrim su dukra susėdę Eurovizijos klipu, žinai, susiglaudė jau čia ir žiūrim Izraelio dainininkės dainą. Ir ten tam klipe žmonės ten sėdi pievoje, žolė aukšta, tokia ten jie šokinėja, bėgioja ir tada kažkoks žmogus griūva į tą žolę, man atrodo, taip aukštielninkas, mes taip su dukra žiūrim ir taip abi kartu. Erkės. Aš pasižiūriu savo vaiką ir sakau, high five, mamos vaikas, suprantit, mes pamatom žolę abidvi ir mes abidvi, jau ne daina, jau ne klipas, jau ne ką čia transliuoja, bet erkės, žinai, sakau, mamos vaikas. Yra tos erkės ir aukšta žolė atrodo kaip lygybės ženklas. Musės. Man vis tik tais dar, žinok, labiau erkės. Aš dar, žinok, pastumsiu ant erkių tau leidus. Prašau. Tai aiškinki santykius su jomis. Kaip aš saugausi nuo erkių. Tai prieš porą metų aš galvoju, nėra čia patikimos apsaugos nuo tų erkių, ten tie skiepai, žinai, padeda, nepadeda, nuo vienos padeda, nuo kitos nepadeda. Aš galvoju, man reikia, kai aš eisiu į gamtą, man reikia nusipirkti šviesius kažkokius tai drabužius. Ir aš susigalvoju, kad man reikia nusipirkti baltas apteškės. Reabilituoju šitą žodį, jaunimėlis, kai jeigu klausys, tai žinokit, apteškės tai yra tamprės, taip? Jatros tamprės turbūt nežinau. Taip, tai aš nusiperku baltas apteškės. Ir aš jau nusipirkau ir galvoju pasigirsiu sekėjams. Ir aš įkeliu tų apteškių nuotrauką į Instagramą ir man rašo. Tai va matai, vienos, kad turi pinigų demonstruoja rodydamos rankinukus, o tu tai apteškės keli į Instagramą. O tos apteškės, žinai, kai aš nufotografau, ten matėsi brendas to apteškių. Ir to apteškių brendas buvo Boss. Žinai, Boss ženklas, žinai. Ir tipo, tai va, matai, jinai eiti į mišką, erkėm nusipirko Boss apteškės. Aš paskui, žinai, jau net teisintis turėjau, sakau, aš pirkau jas dėl dviejų priežasčių. Pirma, tai buvo ilgiausios įmanomos apteškės About You, nes kitos buvo trumpos ir tu ten kojinių neužsitemsi, tau turi būti jos ilgos, kad tu jas sukištum dar į kojines. Tai čia pirmas dalykas. O antras dalykas, jos buvo labai pigios. Aš žinai, kodėl jos buvo labai pigios, nes ten buvo kažkokia... Ne. Ten buvo, kur tavo About You padėlka. Ten buvo kažkokia tai serija LGBT tenkų ir jos, tipo, vienaragių, ten buvo unisex apteškės, jos buvo baltas, bet jos turėjo tokį vaivorykštės vėliavą labai labai išplaukus, tokį atspalviuką, toks nuėjimas, žinai, per jas visas ir ten buvo LGBT, žodžiu, ten ta serija ir matyt niekas nepirko, tai jas nukainavo ir jos 20 eurų kainavo. Tai va, tai mano apsauga nuo erkių yra baltas apteškės, tada dar koinės užsivarau ir va šimiškai, va taip. O tu gali eiti kitą kartą į paradą, būsi jau pasiruošusi, palaikyti bendruomenės. Ne ten biški buvau, netam gali Lietuvos. Klausyk, ne pagal paskirtį, žodžiu, apteškę savo naudoji. Nežinau, aš galvoju, kad su ta vasara, žinok, man tos musės, musės tai vis dėlto, nesupranti, kaip su tom erkėm, tu vis tiek žinai, kad kur jas gausi. Gedimino prospektą gali gauti. Sakai, o musės, man supranti, kas yra durniausia, kad jos gyvenant mieste, pavyzdžiui, centre, jos vis tiek sugeba įskristi namus ir, ta prasme, ir taip slėptis visur, lysti tau, žinai, į akis, sugebėti lysti ant maisto. Viena, pavyzdžiui, musė. Viena, bet tokio įkyrumo, tokio įžilumo.
Reikia, kaip žinai, tose trobose būdavo šitą spiralę pakabinti, O žinai, labai, kad labai, tokia, priliptų. labai estetiška, daili tokia. Bet jau, žinok, dar yra Ir pirkt. ypač yra, tai žinok, aš, pavyzdžiui, mano sesuo, kadangi, žinai, gyvena už miesto, tai, žinok, kažkada atvažiuoju žvengiam abidvi, nes, nu, taip ir atrodo, kaip kažkada pas babytę kaime. Taip identiškai atrodo, nei kiek Aš nepatobulintas kiekvienais metais sakau, dizainas, kad pasikabinsiu. baisi geltona Taip, lipni juosta ir tada ta juosta dar kaip nieko, bet tie lavonėliai, ta nabašnikai Taip, mūsų, taip. supranti, prilipę. Vat šiemet, žinok, specialiai pasikabinsiu, nes aš kiekvieną Tai vasarą. įdomu, kiek sužvėjau. Jo, kiekvieną vasarą vis sakau, nu blemba, jau taip nervina, nu pasikabinsiu ir vis nepasikabinu ir ta vasara baigėsi. Vat šiemet pasikabinsiu, pas mane daug lempų, kaip tik tai, žinai, kaip aksesuaras. Galėsim patikrinti, kai darysim iš namų mūsų įrašą, kuris yra Substake. Irgi primenam, kad mes esame ir Substake suaugusių moterų klubas, ieškokite mūsų ir ten, nes ten kuriame dar papildomai turinį, nedubliuojam. Tai pasižiūrėsim, kaip gražiai atrodys tas kaboklis su tokiom muselėm, žinai, pas tave. Ir žinai, dar kas vasarą labai užknisa. Kad vasarą visi atostogauja. Ir visi tai būtų dar dzinų ten, kad visi kelia iš atostogų vaizdus, ten, nu, su šito dar viskas susitaikyta. Bet tu neduok Dieve susirgsi. Arba, nu, kažkas pasidarys su O vasarą sveikata. žmonės serga. Arba dantį suskaus ir tada tu pabandyk gauti vietą. Arba pas gydytoją, arba pas dantistą ir tave pasiūs sakys, nu, paskambinkit rugsėjį. Ir tai aš sakau, vasarą jau geriau nesirgti ir dantis visus irgi iki vasaros susitaisyti, nes bus šakutės, tai sveikata rūpintis reikia. Šiaip aš, žinai, sveikata tai geriausia visus metus rūpintis ir aišku visą gyvenimą. Ir tas pastebėjau, tas požiūris į savo sveikatą, jis man kažkaip labai išryškėjo, kai aš pradėjau į tą žodį žiūrėti, kitą terminą pakeičiau, nes sveikata tai toks, nu, žinai, sveikatos ministerija, toks, labai toksai kanceliarinis, nesakyčiau, žodis, toks, nu, toks labai formalus. Ir nevalgyk, nes nesveika, sveika, nesveika, žmonės susispjauna į tai, bet aš tada savo galvoju, o kas man yra gera savijauta, žinai, kad aš gerai jausčiausi, aš sveikatą suprantu taip, kad aš gerai jaučiuosi ir kas man padeda savo kažkokiom tokiom tiesiog, nu, jėgom, žinai, imi kažką, susigalvoji tam tikrus dalykus, kuriuos darai kasdieną ir tada supranti, kad, šitas rinkinukas man kažkaip padeda per tas dienas, žodžiu, kai reikia prašuliuoti, kai reikia prašliaužti, žinai, priklauso vėlgi nuo kažkokių gyvenimo įvykių ir nuotaikų. Tai pradėjau galvoti apie tai, kas man veikia ir kas man tinka ir aš vis dar galvoju, o kada aš pribręsiu daryti tą, ką tu darai. Aš kalbu apie tavo kasdienius šalto vandens tuos dušus. Tu kasdien varai tą šaltą vandenį? Kaip tai atrodo? Nu, beveik kasdien. Šiaip planas yra bent 5 kartus per savaitę ir aš galvoju, tai šiemet, kai vasara, išjungs karštą vandenį, ten išjungia dėl kažkokio patikrinimo, ten, man Būna atrodo. profilaktika. Jo, profilaktika. Tai kai išjungs, aš galvoju, tai šiemet aš būsiu pirmą kartą visiškai atsipūtus, nes visus ten skaičiuodavai dieną, žinai, kad tik tais greičiau jungt. Dabar man dzin, aš nuo spalio maudusi po šalto vandeniu, žiemą išbūdavau 3 minutės, pradėjau nuo 15 sekundžių. Tai jau paskui iki 3 minučių. Bet jis tikrai šaltas, ar toks drungnas? Jisai šaltas ir dar aš ką tau noriu pasakyti, kad jisai keičiasi priklausomai nuo kokia yra temperatūra lauke irgi reaguoja. Tai žiemą jisai šaltesnis būna. Jo, o vasarą biški šiltesnis, tai vasarą aš jau dabar ilginu jau nuo tų 3 minučių, tai jau kai bus karščiai, nu aišku dabar ta vasara tokia, sorry. Bet jeigu prasidės karščiai, aš tada ilginsiu kokią 4-5 minučių, tai aš pilnai išsimaudysiu be jokio galvos skausmo. O pradėjau aš nuo 15 sekundžių. Ne, pradėjau tai iš vis nuo rankų apsipilimo, apsipildau rankas kojas ir tada tiesiog įlindau 15 sekundžių. Tada kažkaip persilaužiu, įlindau 0,5 minutės ir tada aš supratau, atėjo toksai nušvitimas, kad kažkur apie 0,5 minutės man, tai aš paskui skaičiau, kad ir nemažai kam kitiem, nu ten vienam 5 sekundžių, 3 sekundžių, tau tiesiog pasidaro, nu tipo, tas pirminis šokas praeina. Ir visi žmonės bijo, kaip taip ilgai išstovėti, tai aš noriu pasakyti, kad kai tu lendi po šaltų dušų, yra tas pirminis tas šokas ir jisai kažkurio momentu praeina, man praeina apie 0,5 minutės, kai praeina ir po to, žinok, gali tu stovėti ten ir minutę. O žinai, ką girdėjau, čia labai primena tai, kad tu kaip tą pačią ekatę, pavyzdžiui, lystę, ne, nu panašiai, arba šaltam upelyje maudytis, kad yra, žinok, tas dalykas, jeigu darai dėl tų tokių užkuriančių organizmą procesų, kad ką tu nori tuo šoku sukelt, tai reikia, kai tik pajauti, kad tau komfortiška, reikia išlipti. Darsime, kad supranti, kad visą laiką vėl gautum iš naujo tą gerąjį šoką, dėl kurio tu ir, žodžiu, lendi po to vandeniu. Ir dar papasakosiu mūsų žiūrovėms. Kažkada kalbam su Kristina, kažką ten veikiam, žodžiu, ten, ir tu sakai, grįšiu namo, pailsėsiu, nu ir aš jau įsivaizduoju, kaip ilsėsis, ten serialai, įsijungs arbatos kokios,
Sako, hantelį pakilno. Patiko man tas. Tai dar hantelį kilnoji. Jo, kilnoju hantelį ir bėgu. Ir jeigu aš pradėjau rugsėjai pradėjau su svoriais, žodžiu, sportuoti, tada kažkur tai spalį pradėjau bėgti ir kai pradėjau bėgti, man bėgimas jau patiko netgi labiau negu hantelis, nes aš, vat, kaip visą gyvenimą nebėgus, aš supratau privalumus to bėgimo. Jisai taip išvalo mintis, jeigu tau yra kažkas blogai, jeigu tau yra kažkas stresas, tave kažką nervuoja, kažkas tau nesiseka ir tu nerandi savo vietos ir jeigu tu va taip sėdėsiu, tu tiesiog nesusitvarkysiu su savim, aš einu bėgti ir aš einu bėgti ant takelio, aš bėgu namuose, man laukia bėgti nelabai patinka, kartais bėgu, bet aš bėgu namie ant takelio ir kai tu išbėgi, tada tu susikoncentruoji į kvėpavimą, tada į savo ten potyrius, į viską ir ta tavo galva, žodžiu, nurimsta mintis, ta tavo galva šviesėja. Ir tas bėgimas duoda ne tik tais tiek sveikatai, bet ir, susitvarkyti su emocijom labai padeda, su viskuo. Tai man, pavyzdžiui, kodėl sako, bėgimas ar gali būti poilsis visiškai. Tu fiziškai pavargsti, bet tavo galva šviesėja nuo jo. Tai su hanteliu irgi tas pats, tai tau sunku daryti tos pratimus ir tu tada jau automatiškai mažiau galvoji apie kažkokius kitus dalykus. Taip, tu turi galvoti, kaip nenugriūti, pavyzdžiui, po kokio... Fiziškai pavargsti. Taip, darai kokį nors, pavyzdžiui, pritupimą su kažkokiais svoriais. Ir tada aš lygiai čia, žinai, dariau ir tu supranti, kad tam, kad po to atsikeltum iš to pritupimo, tai tu apie nieką nebegalvoji, tik tai kaip, žinai, nenuvirsti. O kitas dalykas, aš galvoju, žinai, apie tą tokią gerą savijautą, kas man yra svarbu, tai kad kai aš nejaučiu tokių nuovargio. O tas nuovargis, jis kartais žiauriai užklumpa, nes mes moteris, tai žinai, turim tą ciklą, kuris ten žiauriai sukasi ir tie hormonai keičiasi, dar plus prisėda koks nors metų, žinai, dalykai, hormoniniai pokyčiai. Ir tas nuovargis kažkoks kartais būna toks nesuvokiamas. Ir aš, žinok, pradėjau tiesiog ieškoti, kas padėtų. Kartais, aišku, tu gali numigti, bet ne visą laiką. Bet kai kažkoks numigimas tau nepadeda ir kiti dalykai, tai pradėjau domėtis ir pas šeimos gydytoją, ir po to pas endokrinologę finale nuėjau. Čia kažkada anksčiau ir pasirodo, žinok, kad reikia darytis ne tik, kad šiaip kraujo tyrimą, tokį, žinai, bendrinį vadinamą, o tokį išplėstinį ir savo pasitikrinti mikroelementus ir vitaminus. Tai mums, kaip šiauriečiams, beveik visada bus bėda su vitaminu D, kad jo mums trūksta, jeigu negeri. Moterims labai dažna problema yra geležies trūkumas ir ne per hemoglobino tyrimą reikia tai daryti, o per feritino, nes tai rodo tavo sankaupas. Kiek tu turi prisisandėliavęs ir tai duoda tavo tą savijautą gerą ar blogą. Ir tada tai gali būti, žinai, vos nemaža kraujystė ir tada visi tie simptomai, o gali tiesiog būti kritęs feritino lygis. Nes, pavyzdžiui, moterims, jeigu kokios labai gausios mėnesinės, žinai, ar kas, tai tiesiog, jos praranda, žinai, savo tos sankaupas. Aš su geležim turiu problemų visą savo gyvenimą, aš ilgą laiką nesupratau, kodėl, galiausiai gavau atsakymą, kad tai gali man įtakoti ir mano turima celiakija, nes pasirodo celiakininkam kažkas blogai įsisavina, tai aš geležies papildus geriu, negaliu tų pastoviai, bet aš tokiais ciklais sugeriu, tada kažkoks tai tarpas sugeriu tarpas ir aš, kaip jau taip nutiko, geriu būtent tuos papildus geležies, kuriuos mes šiandien ir norime jums pristatyti. Tai apie juos gal ir pakalbėsim šiek tiek. Tai tai labai svarbu, tai ką tik tai noriu pasakyti, kad būtinai darykite, dar iš savo patirties pasakysiu, kaip man buvo nutikę su tuo feritinu. Kad viena gydytoja man padarė feritiną, dabar neatsimenu, ar šeimos, ar kas, ne taip svarbu, tiesiog medikė. Ir aš matai, kadangi tas yra intervalas nemažas, yra kažkokia žemutinė riba ir viršutinė, ar ne? Ir jinai pasižiūrėjo, sako, tai papuolat į ribą. Bet aš buvau visiškai va čia, ant to vadinamo plintuso, tokio, žinai, ant to paskutinio laiptelio. Ir sako, tai nereikia reiškės. O aš vis tiek, kažkas man negerai, ten nagai trūpa, toks bendras buvo. Pas endokrinologą, aišku, čia, žinai, jau jų sfera. Ir jinai paima tą tyrimą ir sako, o viešpatė, tai jums trūksta geležies. Sakau, ne, aš pataikau, sako, žinokit, nežiūrėkit taip universaliai pagal jūsų ūgį ir kūno sudėjimą. Jūs nepataikot, čia, sako, yra mažiuko žmogaus, ta prasme, smulkučio ten metro vos ne 60 ūgio, žinai, tinkamas. Ir tada aš supratau, kad tie skaičiai, jie dar nieko nesako, turi būti labai individualiai pažiūrėta į žmogų. Tai mūsų draugai, mūsų rėmėjai, Smart Hit yra labai moderni geležies formulė ir jinai būtent neturi to geležies poskonio, tai yra išvengiama. Tada ši geležis yra mikrokapsuliuota liposomose, vadinasi, gerai tirpsta ir gerai pasisavina organizmas
Ir tai yra efektyvaus pasisavinimo technologija, kuri vadinasi Myosol. Galite bet irgi daugiau pasiguglinti. Ir nesukelia virškinamo trakto sutrikimų. Taip. Nedirgina žarnyno ir nekėtina vidurių. Ir nekėtina. Už tai, pavyzdžiui, būna, kad žmonės to labai prisibijo, ypač jeigu nėščios moteris. Tai va, tai kas yra svarbu, kad gerai pasisavinama. Ir tai yra kapsulės. Ir dar mažo to, šalia to, labai svarbu irgi visą laiką žinoti, tai vat ką turi būtent Smart Hit Ferrum, kad čia yra prie geležies, dar yra vitaminas C, nes būtent vitaminas C ir palengvina tą pasisavinimą. Ir dar yra vitaminas B ir B12, nes tai irgi vadinamieji tokie, čia aišku neoficialiai, vadinamieji tokie nuovargio vitaminai, kad jeigu trūksta B grupės vitaminų, irgi gali persikoti toks nuovargis, smegenų rūkas, toks negali susikaupti. Tai va čia viskas yra viename. Smart Hit Ferrum turi geležį, vitaminą C ir dar B grupę. O man, žinok, buvo naujiena, nes aš gerdavau tą geležį, kur tu turi, man ją parekomendavo mano šeimos gydytoja, man ją parekomendavo todėl, kad kita geležis, kurią aš gerdavau, man labai žarnyną, jausdavau, dirgindavo žarnyną, skrandį ir man parekomendavo šitą, bet dabar man buvo naujiena, kad yra Smart Hit Ferrum Strong, štai va šitą pakuotę ir šita geležis pasirodo yra skirta, jeigu nori greičiau pajusti rezultatą, tai jinai yra papildyta dar L-histidinu, kuris, aš žinok, jau net skaičiau, ką iš čia tokio daro, tai jisai, reiškiasi, jo yra nauda aptariame geležies pernešimui organizme ir įsisavinimui, tai čia yra dar papildyta tuo L-histidinu, vitaminu C ir bioaktyva metilenė folio rūgštim, kuri padeda palaikyti tą geležies kiekį. Tai va, tai aš dabar jau bandysiu, žinok, Strong, nes kadangi aš tikrai su geležim turiu problemų, man čia buvo naujiena. Tai čia yra labai gerai pasirinkti, kas kaip, pavyzdžiui, gali vartoti, nes visi, žinok, labai skirtingai žmonės netgi tą patį papildą. Vieni, pavyzdžiui, mėgsta vat kapsulėm, prašau. Aš kapsulėm mėgstu. Kiti, pavyzdžiui, mėgsta skystą. Tai mačiau, kad Smart Hitas turi dar labai skonio, tokio vaisinio skonio, žinai, ta geležis. Tai, žodžiu, pasirinkimas yra tikrai didelis, bet svarbiausia, kad visą laiką įsisavinimas, nesvarbu kiek ir kokiais kiekiais, ko jūs galit prigerti, svarbiausia, kad įsisavintumėt, o Smart Hit būtent turi tą formulę, kuri padeda maksimaliai pasisavinti. Ir mes turime prizų, kaip tik turime prizų Smart Hit papildų, mes padovanosime ir vienam iš jūsų, nes, žinok, pradėjo rastis vyrų, kurie ne tik slapčia pasižiūri, bet oficialiai deklaruoja, kad yra atradę mūsų kanalą kaip patį fainiausią dalyką YouTube. Tai linkėjimas visiems ir aišku visoms. Taigi, komentuokite vėlgi, kas jums įdomu mūsų temoje, savo pastebėjimus, savo kažkokias, nežinau, gyvenimo ištraukas, nes tikrai tų situacijų yra tokių smagių, po to skaitai ir ten prisijuoki kartu su mūsų žiūrovėmis. Ir vienai iš jūsų tiesiog, tokių vat atsitiktinų būdų, arba tas komentaras, kuris labiausiai gal mums rezonuos, mes padovanosime ir Smart Hit papildų, nes vasara žiauriai geras laikas sustot, nusiramint ir tikrai atsigręžti savo sveikatą. Nes pas gydytojus tai nepapulsi, todėl kad jie sėdi Balyje, Turkijoje arba dar kažkur. Mėnesiais. Ir pastebėjai, kad gydytojai atostogauja ne kaip paprasti mirtingieji po savaitę arba maksimum 2 mėnuo. Dantistai, berniukai sakė, čia mūsų, kur mes filmuojam šitoj studijai, čia pasako, kad čia dirba dantistai, kurie mėnesį užsidaro. Taip jau yra iš tikrųjų. O dieve, dantistų trūkumas kažkas sugeba nedirbti. Aišku, jie irgi žmonės, sorry, nieko nenori žaisti. Atostogaukit, visi atostogaukit. Aš žinok, nieko nebegaliu žiūrėti vasarą, mane visi serialai erzina, mane visi filmai erzina, visos naujienos, kas išėjo, mane tik sunervavo ir, žodžiu, nieko nebegaliu žiūrėti ir aš kažkaip tai prisiminiau senus gerus laikus, bet ten apie 2000 kelinti metai. Buvo laikai, dabar kaip babutė skambu, bet žodžiu būdavo. Turėjom tokią tradiciją. Penktadienį vakare jau po visų darbų einam į prekybos centrą artimiausią ir būdavo kasečių su filmais nuomos punktas. Videonoma vadinasi. Taip, videonoma. Aišku, visi filmai rašyti nelegaliai. Aišku, ten su baisiu rusišku įgarsinimu tragišku. Aišku, tenais vaizdas tragiškas. Bet būdavo išsinuomoji kokias 3-4 kasetės, 3-4 filmus. Pareini namo, atsisėdi ir tu neturi kur dingt. Tu turi tiek, kiek turi. Tie 3-4. Ar jie blogi, ar jie geri. Tu visus juos sužiūrėsi, nieko tu ten neprasukinėsi ir nereiks tau sukt galvos. O dabar
supranti, atsisėdė ant to Netflixo, tai aš valandą brausiu, ką žiūrėti, ieškau, aš tada suprantu, kad aš esu pavargus ir reikia eiti miegot. Ir aš per tą valandą būnu, absoliučiai nieko nepasižiūrėjus. Tai mane, žinok, tas perteklinis pasirinkimas, tas didžiulis, aš suprantu, kad jau viskas. Dabar jau aš esu to riboje, kai jis man jau jokios naudos neduoda. Ir tu žinai, ką aš žiūriu dabar? Senus filmus. Aš žiūriu ten 16 kartą Bridgetą Jones ir panašiai, ir viskas. Čia mano, žinok, yra guilty pleasure žiūrėti senus filmus po keletą kartų, kur jau net gėda pasakyti, kur kelintą kartą žiūrėjau 6 ir dar žiūrėsiu. Tai vat man yra tokia, kaip tu sakai, Bridget Jones ir Love Actually, ir aišku, Seksas ir miestas, ir dar privardinčiau pačių tų filmų įvairiausių. Tik tai kažkaip kaip keista, kad tie visi fainiausi filmai, žinok, ir liko padaryti iki 2010 metų. O tuos, kuriuos galėtum sukti, kai sužinau, kad Love Actually, man atrodo, dabar jau yra kokių 20 metų, tam filmą aš negalėjau niekaip patikėti. Tai man kažkaip, žinok, atrodo, kad geriausi, fainiausi filmai ir liko tame. O žinai, kodėl? Nes nebeapsimoka kino teatrams statyti tokių filmų, visi geriau uždirbti išeina iš serialų, visi kepa serialus ir mes nebeturime kino teatruose filmų. Ir aš žinau, kažkada tais buvau susimašiusi netgi, aš labai mėgstu visokius sąrašus sudarinėti. Ir aš galvoju, aš sudarysiu sąrašą filmų dukrai, kai jinai paaugs, ten gal bus 14-15, apie meilę. Nes, iš kur daugiau žmogus gali suprasti apie meilę? Taip, tokį realistišką požiūrį duosi. Iš romantinės su hollywoodinės komedijos. Baig čia mane peikti, bet žodžiu, aš suprantu vieną, kad mama tai tikrai nelabai pasitikės, dabar dar biškai pasitikim, bet jai 11, žinai. Tai čia laiko klausimas, už 3 metų sakys, mama, tu apie meilę nieko nesupranti, tai kas lieka knygos ir filmai. Mano vaikas nežiba, didžiuliu noriu skaityti. Taip, jinai skaito tiek, kiek mama liepia, bet ir viskas. Galbūt persilauž, viskas okei, bet aš galvoju, filmai, lieka filmai. Ir aš tada galvoju, susidarysiu sąrašą meilės filmų. Ir aš tada supratau, kad visi tie filmai yra pastatyti 80-ais, 90-ais, 2000-ais ir 2010 dar tokia riba, bet jau ir viskas, ir jų nebėra. Ir visi tie filmai, kad mano vaikas suprastų, apie ką tą meilę, bet ir kitko, tu sakai, žinai, geri pavyzdžiai. 9,5 savaitės. Aš nežinau, iš kokio amžiaus dukrą aš rodysiu, gal kai 16 bus, gal kai 18, dabar čia akceleracija, jau nebesupranti, kada kaip rodyti. Bet, pavyzdžiui, 9,5 savaitės yra puikus filmas parodyti dukrai, kad jinai pamatytų vienam filmą visus vyrų red flagus, kokį vyrą pamačius, reikia nuo jo bėgti. Super. Aš galvoju, kad tu kaip gerai atsimužadžius, taip. O Dieve mano, tai lygiai taip pat aš galėčiau parodyti kokį nors Seksą ir miestą ir parodyti irgi kiek toksiškų santykių, kurie yra pateikiami kaip wow, kokia romantiška meilė. Tai jeigu iš tokios mokomosios pusės, tada sutinku. Taip, aš iš mokomosios. Tai aš turiu, žodžiu, sąrašą meilės filmų, ką rodysiu dukrai, jie visi yra iki 2010 ir po to, sakau, jų nėra, nes visi persimetė ant serialus, nes jos apsimoka iš jų geriau uždirbti. O kinui daryti, tai bet mane labai užtat pradžiugino paskutinė Bridgetos Jones dalis, kuri manęs tikrai nenuvylė, išlaikė viską, ką jin turėjo. Jin ten buvo humoro ir ten buvo jautrumo ir aš jau ten seniai buvau pasilgus tokio tipo filmo apie meilę ir nieko nebėra. Bet, aš to noriu sakyti, gal pakalbam apie Bridgetą Jones, kokia jinai bloga? Ne, dabar aš sakau, pakalbam apie tai, kad aš pasilgau kad tu gauni 3-4 kasetės ir turi ką žiūrėti ir nebereikia brausinti to Netflixo, nes, aš tikrai, žinok, daugiau laiko praleidžiu brausindama ką žiūrėti, negu kažką žiūrėdama. Tai aš paliksim kada nors kitą temą, bet aš visiškai kitą nuomonę turiu apie Bridgetą Jones. Ai, tau nepatinka? Man tiesiog jinai yra išsikvėpusi, ta 4 dalis, man buvo taip gaila, kad ten viskas taip pritempta. Taip yra bandyta pajokauti, nejuokingai ir taip toliau galvoju, Dieve, gerai, viskas kitam kartui pirmą ir antrą. Gerai. Klausyk, bet jeigu kalbant apie tas, ką pasilgstu, tiesiog, kas man yra tikrai taip fun šiltai, tai man, žinok, yra laikraščio skaitimas. Ir dabar, kai žiūrėjom And Just Like That 2 dalį, ten 3 sezono to naujo, kuris dabar čia po truputėlį tik tai paduodamas kiekvieną savaitę, kartu su visų pasauliu ir Amerika žiūrime ir ne kaip žodžiu, normalūs žmonės. Ir Kerė ten savo tose gražiuose jau naujuose namuose, kur žiurkės aplinkui ten užsiveisė. Pilnas žiurkių. Kur sodas pilnas žiurkių. Man patiko, labai patinka tokia realistiškumo, kai įmetama. Jis sėdi ir skaito laikraštį, tikrą laikraštį ir aš galvoju, kaip faina, matai, Amerikoje, New York'e, tai jie laikosi tokių dar rimtų tradicijų. Taip, Amerika, Didžioji Britanija, tai čia periodikos, žinai, tokios, tiesiog, žinai, tvirtovės ir ten tokie lopšiai žurnalistikos iš principo. Ir tada ateina ten tas Eidanas ir sako, ką tu laikraštį čia skaitai? Ir su tokiu nusistebėjimu ir aš suprantu, blemba, ne, vis dėlto ir ten tas pats. Aišku, dar laikosi tą periodiką, dar kitaip negu Lietuvoje.
Nes pas mus viskas laikraščiai išnykę. Tai kada paskutinį kartą skaitai laikraštį? Nebežinau, ką jau ten skaityti. Popierinė, ta prasme. Tai neprisiminsiu niekaip, žinok. Nu, tai čia reikėtų grįžti, kaip tu sakai, 2000-uosius metus. Aš skaičiau, žinai, tada, kai Lietuvos rytas dar buvo normalus laikraštis, tai va tada ir čia yra 2000 plus metai, nedaugiau, o po to viso gero labai čia. Aš atsimenu tuos laikus tikrai, tai čia dabar 2000-ieji, bet netgi pirmas penkmetis, kai būdavo tas lietritis, normalus laikraštis ir dar visom prasmėm normalus. Ir tada jis dar būdavo apimtis jo stora. Šeštadienio čia būdavo šventė. Tu tą laikraštį, žinai, nusiperki arba ten netgi užsiprenumeravęs gauni iš dėžutės ir įsitrauki. Man patikdavo tarp kitko traukti iš dėžutės, žinai, laikraščius. Ir tada sėdi, žodžiu, ir ten jau kaip saugas žmogus eini kur nors pusryčiauti ten su antra puse ir ten ilgai geri kavą ir valgai pusryčius ir skaitai ten visus priedus gyvenimo būdą ir anteną ir ten dar ir taip toliau. O šiaip aš atsimenu, kad mes tikrai tuos laikraščius kaip prenumeruodavom, dar kai aš jau visai vaikystė, dar su tėvais gyvendavom, tai man labai patikdavo kažkaip tikrai bėgti, eiti ir ištraukti iš pašto dėžutės tą laikraštį. Kartais jis ten sugrūstas, kartais gražiai. Va, priminiai. Bet man labai patikdavo tas atrakinta dėžutė ir atbėgi ir tu aš matai mokėdavau neatrakinus skylutes. Ištraukti. Jo, o aš taip pro tas skylutes pasižiūri, kad yra, kad netuščia. Tai man kažkaip tas labai patikdavo tas laikraščio kažkoks toks lietimas. Ir patikdavo dar, kai suaugusi jau buvau irgi skaityti tuos laikraščius ir po to išnyko. Turėjau ir tam tikrus savo mėgstamų žurnalus, kurie irgi išnyko, tarp kitko moteriški. Dabar yra tų žurnalų, bet kažkas nebe taip, žinai, kaip būna, kaip senutė dabar jau aš, kaip sako, o dabar tokios muzikos nebesukuria, dabar tokių žurnalų neišleidžia, žinai. Tai man kažkaip, žinok, turbūt yra konkrečiai tas laikraščio skaitimas, jis man yra kažkoks labai stilingas, turbūt gestas apskritai, laikraštį išsilankstai, geri kavą ir skaitai. Aš net nežinau, kada mačiau, ką nors skaitant laikraštį. Nu, apart Kerės serialę. Turbūt dar užsienį gal kažkaip žmonės ir paskaito, ir oro uostuose būna, žinai, bet pas mus tikrai sunykęs tas dalykas. Žinai, ko dar pasilgstu viški. Ir pačiai biškai keista, bet pasilgstu. Kai, dabar nežinau, kiek kelintų čia tai metų būdavo, kai nebūdavo šiukšlių konteinerių. Tai kaip neždavom, kaip neždavom šiukšlės, atvažiuoja šiukšlių mašina, atvažiuoja į kvartalą, papypsina ant viso garso ir tada mes eidam Penktą popiet, man atrodo, vieną kartą jo, per dieną. Jo, kažkaip tais ir tada mes eidam išnešti šiukšlių. Ir žinok, man patikdavo eiti išnešti šiukšlių. Nes, pavyzdžiui, šiais laikais, aš kai kurių savo kaimynų net nepažįstu. Aš, žinok, prieš savaitę sveikinausi kažkur toliau nuo mūsų kaimynė, man pasižiūrėjo, maždaug, čia Bobas su manim kažkur vidury gatvės sveikinas, neiški. Jinai mes nepažino. O anksčiau būdavo, tu išneši šiukšlės, pasikalbi su visais, nes šiukšlės irgi vaikai neždavo kitų kaimynų, nes, jeigu tu turi vaikų ir pats neši šiukšlės, tai kažkas su tavim negerai yra. Tai neždavo vaikai tas šiukšlės, tokie biški ūktelė, taigi susitinki visus tuos vaikus, paplėpi, pasišneki, tada žiūrėk, jau tą kibirą kažkur numetęs jų ir į kiemą, žinai, išbėgai, mama per langą šaukia, tai gal bent kibirą parnešk. Žinok, man atrodo, kad kai mes neždavom tas šiukšlės, nors mes buvom kaip ir pririšti, nes tu gali išnešti tada, kada gali ir neba kaip dabar į konteinerį, nors 12 nakties. Bet mes gaudom to pabendravimo, pasisocializavimo. Šiukšlių nešimo vakarėlis. Taip, žinok, pas mumis būdavo, išvažiuoja tas, kaip ta mašina vadinasi, žodžiu, šiukšliavežė, jo. Šiukšliavežė, tai išvažiuoja, o kaimynai da valandą požinai su tais kibirais stovi ant gatvės. Smirdančiais tokiais kibirais, kurie, žinai, viduj būdavo, prilipdavo laikraštis, nes nebūdavo plastikinių maišelių. Tai aš kažkaip šitą šiukšlių tokį nešimą, žinok, atsimenu, ne iš savo kažkaip namų, o iš močiutės. Tai čia reiškia, bandau nusikelti. Tavo tėvai tavęs jau nepaskirdavo šiukšlių išnešti. Kažkaip, aš nežinau, mes, nepamenu, tikrai. Kažkaip po to, kai persikėlėm į kitą butą, tai aš jau pradėjau eiti į mokyklą, tai gal kažkaip pradėjau rastis. Neatsimenu, nors tu ką. Gal mes į naują modernų namą įsikėlėm, tai pas mus toks buvo vamzdis. Tas kur name viduj ir smirda visas koridorius Kaip laukinis. nebūtų keista, kažkaip nesmirdėjo, bet nežinau dėl kokių stebuklingų priežasčių, labai retai, kada būdavo, kad smirdėdavo. Bet po to uždarė, aišku, ir jį, ir tiesiog jau konteineriai, žinai. Bet šiaip, aš atsimenu tą šiukšlių nešimo, tai va toks pas močiutę, kibiras, su tokiu prilipusiu, žalias kibiras su dangčiu. Priplėkusiu tokiu laikraščiu, nes tengi visos šiukšlės eidavo į vieną, ir šlapios, ir bet kokios, žinai, ir tada ten žmonės purto, daužo tos kibirus, kad atliptų tas popierius. Aš neprisimenu kažkaip šito, ir kai tu sakai, pamatydavau kaimynus, gal vaikai kitaip, bet jeigu dabar reikėtų suaugusiam žmogui nešti šiukšlės, va šitas va tokias atviras, ir su visais kaimynais tai su visais kalbi, su kuria aš išeičiau iš proto, supranti, čia dabar labai gerai, kai tu pamatai kaimyną, kad jis lipa į liftą.
tu dabar tai palauki prie durų, apsimeti, kad rakini ilgai duris, kad tau raktas užstrigo, kad tik su kaimynu nereikėtų važiuoti vienam lifte, o čia tu įsivaizduok su visais kaimynai šiukšlės nešti ir dar rodyti, ką tu valgai. A tu tai šitą? O, aš tai šitą. Nu, įdomus prisiminimas. Jo, bet toks labai originalus. Man, žinok, visai patikdavo su kaimynais pabendrauti. Dabar mažiau pabendrauja. O dar apie šiukšlės pasaky, kad dabar gali bet kada išnešti. Ir žinau, kad tu sakai, nugrūdam kartais į balkoną ir pamirštam, ne? Būda ir taip. Oi, tu manęs neišdavė. Nu, ne, pamirštai, kad nepamirštam. Tai tokia istorija dar šiek tiek labiau gėdinga, už tai tau leidžiu prisipažinti apie tą šiukšlių balkonę pamiršimą, nes aš tai ne, nu, aš nepamirštu, bet aš tikrai kartais būna. Nu, aš nenešu į laukinį koridorių, nes, nu, kodėl kaimynai turi uostyti, žinai, ten mano šiukšlės, nors ten gal jos nelabai smirda. Bet man būna kitą kartą, kad, nu, išmeti, pavyzdžiui, kažkokią tai žuvę ir jinai jau tiesiog duoda kvapą, tai aš pasistatau balkoną, nu, bet neužmirštu aš jau. Bet ne tai, kad išneši, pavyzdžiui, geriau iš karto. Ne, nu, būna situacija, kur tu negali iš karto išnešti, žinai, nu, skambutis iš 5 minučių. Papasakosiu tą istoriją, kur, žodžiu, tas man irgi nepatinka, bet čia buvo jau senokai. Tai senatis. Nakčiai, jo senatės terminas jau įvykęs, žinai. Nakčiai būdavo, kad kažkaip naktis, nes nori ten eiti, kažkaip aukštai gyvenom, kažkur ten, žodžiu, važiuoti, nu toksai, užriši tuos maišus, kelis maišus, kad tikrai jau neskleistų kvapo, suriši tvarkingai, nu ir palieki už durų, nes ryte eisi į darbą, suprask, ir išmesi. Nu ir kažkaip, nu ten vienas, žinai, užriša, kitas ten, nežinau, kad ar aš, tai prasme, ar vyras išnešė, ar aš, nu koks ten kam skirtumas buvo, žinai, kažkas sutvarko. Nu ir po to skambina vieną rytą kaimynė, žinai, atidarom duris, mat šalia, kur gyvena, taip kampu duris. Ir sako, sveiki, sako, aš jau 3 kartus jūsų šiukšlės išnešiau, tai gal jūs jau 4 kartą patys išsinešit. Tai jinai pasirodo, išeina į darbą labai anksti. Supranti, žmogus, labai, nežinau, kur ten dirbo, kokią 6 išeidavo iš namų, o mes vėliau. Ir neišeina, atidaro duris, stovi maišas, supranti, šitų bjaurybių. Stovi maišas, tai paimdavo, patyliukais neždavo, o mes, kadangi nesuprasdavom, kuris kada pastatėm, tai nepasigesdavom, kad nebėra. Galvodavot, kad kitas ir išneša. Ir tokia gėda buvo iš tikrųjų, ir aš tada kažkaip nuo to laiko viskas to dalyko nebedarau. Raštelį uždėti, nenešti. Nenešti čia turtą, žinai. Ir sakau, nepaisant to, kad jos tikrai nesmirdėdavo, būdavo standžiai užrištos į 2 maišus, bet nefainai atrodė ir aš tada gavau tokią pamokėlę iš kaimynės, jinai taip, žinai, nešė ir po to žiūri, kad mes nepastebėm to subtilaus tokio, žinai, gesto, tai nusprendė paskambinti duris. Nu jo. Nu tai klausyk, ir mano paskutinis, aš kažkaip tiek daug neatsimenu, bet man, pavyzdžiui, vienas tokių gal vaikystėje irgi, čia šiek tiek turbūt netikėtumo tas faktorius, kaip sto laikraščių, kur bėgdavai pasiimti, žinai, o jeigu dar mama ten kokius žurnalus prenumeruodavo, tai būdavo taip įdomu, o dar laiškai, laiškai, aš pasilgstu laiškų. Tikrai laiškų, kai skaitydavom, rašydavom, ir aš atsimenu, kad aš dar tai dariau, jau kaip buvau, nu, jau suaugusi, ta prasme, kad tai dar buvo rašoma, aš buvau, kiek man čia tu buvau dabar gal metų, kokių 20 metų, aš buvau į Ameriką išvažiavus ir susirašinėjau laiškais. Mes iš Amerikos praeitą vasarą atvirlaiškį išsisiuntėm. Labai geras, bet tada mes tiesiog tikrai susirašinėjom dar laiškais, nors interneto jau ten tokia buvo pradžia. Tai man, žinok, laidiniai telefonai, kurie stovėdavo, laidiniai telefonai, patikdavo tuo, kad tu nežinai, kas skambina. Man kaip vaikui tai būdavo taip įdomu, tokia tipo, žinai, o staigmena, o kas čia skambina, o gal man. O dar tengi būdavo, kad tokio vaikino, to, žinai, skambučio laukia iš tų tokių pirmųjų meilių. Tai toksai ir kankinimo aparatas, tai, žinai, laidinis telefonas, ir tuo pačiu man kažkoks, žinok, toks žavingas praeities reliktas. Tai va dabar tau reiktų to laidinio, ne? Man patiktų, žinok, stovėtų, nes kažkaip labai faina. Man tai labai patinka žinot, kas skambina, nes kai žinai, kas skambina, gali nekelt. Gali, pačia geras, aš tą mėgstu. Šita mėgstamiausia mano funkcija mobiliuosiuose telefonuose, kad tu gali nekelt, nes matai, kas skambina. Aš, žinok, pastaruoju metu pastebėjau, kad aš visus, kur nežinomas numeris, skambučius atsiliepiau su pasipiktinimu, žinok, kažkaip save prigavau taip iš šono, kad su tokiu maždaug vos ne, jau jūs čia man kažką dabar blogo pasakysit, žinok. Ir aš dabar taip galvoju, nu ne, reikia biškai čia kažkaip pozityviau žiūrėti, bet aš jau... Ne, reikia dar kitaip daryti, aš kaip darau. Neatsiliepiau, parašau SMS, perskambinsiu, palikite žinutę. Labai geras dalykas. Tarsi ir sureaguoji, nes vėlgi telefonas skirtas mano mobilus, mano patogumui, o ne kad kažkas visada gali mane pasiekti. Ne, čia man yra reikalinga. Tai čia, žinai, apie tą irgi, kad nors pasidarysim temą, kur sakėm, kaip pasakyti ne įvairiausiais būdais ir tiesiog palengvinti savo gyvenimą iš principo.
Mano paskutinis nežinomas skambutis iš nežinomo numerio rusiškai kalbėjo ir sakė, mama, papuoliau į avariją. O ir aš turėjau tokį. Nu, tada šitas Bet čia gali būti. visiškai neseniai. Ir mano neseniai prieš kokias 3 dienas, tai galim juo taip labai iškilmingai ir užbaigti, paskambina man ir sako, ten žodžiu, nu tai iš tų jau ten aferistų, звоните, пожалуйста, ваш оператор звонит. Sakau, aš jau suprask, sakau, откуда? Nu, Iš kur? Iš Aš kur? verčiu, Nu ir tarsi, iš kur suprask, iš kur, kokios čia šalies pasaulio krašto. Это вам оператор звонит ваш. Operatorius skambina. Sakau, откуда? Va šitaip. Nu, это вам оператор звонит. Aš sakau, русский корабль. Пошли. Pagal posakį. Ir Tu žinok, aš Bet aš iki pabaigos karablį. pasakiau. Taip. Ir kažkaip galvoju, nu ir pasišnekėjau su aferistais. Taip, kaip jie O aš, žinok, supranta. pasakiau tik antrą dalį, matai, tai va, tu geriau sureagavai. Man, žinok, buvo toks, aš kažkaip buvau, gal čia dar mane nučardžins, jeigu aš ilgai kalbėsiu, tai aš ruskį karablį praleidau, pasakiau tik tą Ne, tai antrą tu pasakai dalį. esmę. Tai esmė yra labai gera, mes galim to ir užbaigti, kad kartais reikia iškart eiti prie esmės ir su tam tikrais dalykais žodžių į vatą nevinioti. Vasarą mes galvojam su Kristina turbūt patankinsim mūsų Substako turinį ir tenai turime tokį podcastą, tokį vaiką, kuris vadinasi iš namų. Ten irgi įvairiausias temas užgriebėme ir jos nesidubliuoja su šiomis temomis, kurias matote YouTube. Tai priminsime, kad galite mus tenai prenumeruoti ir vasarą mes pažadame, kad visas turinys Substake bus nemokamas. O nuorodą į Substaką rasite Suaugusių moterų klubo Instagram paskyroje bio aprašyme. Tai koks čia koncertas? Dieve, kaip aš nemoku to pavadinimą ištarti. Baseball. FC Baseball. Tai va taip patūsinsiu. Tai jau būsi taip apsimesi jauna. Patūsinsiu, tikiuosi, apsimesiu jauna, tikiuosi neperšalsiu ir galėsim toliau mes įrašinėti arba iš namų, arba taip toliau, nu žodžiu. Gerai, tūsinkis, tau biški reikia. O aš tau rytoj tepaliuko atnešiu nuo skaudančių raumenų. Žinai, būna tokių šilda, kur 2 seneliai reklamuoja, kur vienam susuka nugarą ir jis negali važiuoti į sodą ir jo tada pačiukė jau atneša jam, žodžiu, ten kažkokio tepalo, kad pasiteptų. Aš atsiminsiu iš tavo. Kad pasiteptų savo, kaip ten tas radikulitą. Taip, aš tau rytoj parašysiu, pasižiūrėsiu, ar tą man. Jeigu aš gyva būsiu, galėsi man atnešti tepaliuką. Na gerai, viskas.